Šalom, mylimieji, sveiki visi, ramybė jums nuo Dievo per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Norėčiau jūsų paklausti visų, ar veikia teisingai, ar jūs girdit mane? Ar garsas pakankamai geras, garsas tas lygis, ar reikia kažkaip garsiau man čia kalbėti? Truputėlį tikrinu. Kažkodėl aš nematau visų jūsų komentarų, kažkokios lentelės keistas išlenda. Bet iki viskas bus gerai. Ačiū Dievui, amen. Šlovė Jėzui, aleliuja. Lik girdisi. Veikia gerai, super. Sveiki visi. Ačiū Dievui. Tikiuosi taip ir vyks, viskas gerai. Jėzaus vardu. Amen. Mėlyje, šiandien turiu ypatingą žodį. Žodis gimė šią savaitę. Eigoj savaitės ir iš tikrųjų net neįdėjau pavadinimą, tą topiką pavadinimą, nes dar nesuformulavau iš tiesų, bet aš tikiu, kad tai bus pabaigoj padaryta. Amen. Bet ne pavadinime esmė, esmė klausančios ausis. Ar jūs pasiruošę, ar jūs išalkę Dievo žodžiai? Mėlėjai, Dievo žodis kalba, kad ateik ištroškęs ir jis tave pagirdys. Ateik išalkęs ir jis tave pamaitins. Taip veikia Dievas. Nes ką ateinam pasiimti, tą ir gaunam. Jeigu žmogus ateina pasižiūrėti ir paskui pasišaipyti, jis žinoma nieko negaus. Jeigu žmogus įsijungia stebėti klaidas ar kažkokiais kitais sumetimais, jis ateina su tokiais motyvais ir sumetimais, kokių jis nori. Bet aš tikiu, kad jūs esat prisijungę tiesiog gauti iš Dievo žodį ir tai yra labai gerai. Jūs palaiminti. Jūs esat palaiminti. Amen. Ir šiandien kalbėsiu apie tokią temą. Būtų iš tikrųjų, kaip suprasti, ar iš tikrųjų vaikštai prisipildęs dvasios šventosios. Ar esi dvasinis, ar esi juslinis, ta prasme kūniškas. Ir yra atitinkami momentai, pagal kuriuos mes galim atpažinti tiek save, tiek mūsų aplinkoje gyvenančius tikinčiuosius. Aš nekalbu apie netikinčiuosius, bet įtikėjusius Jėzų Kristų ir atgimusius iš aukšto, iš naujo, iš Dievo dvasios. Aš šiandien norėčiau apie tai daug kalbėti, bet nenorėdama jūsų sulaikyti labai ilgai šitą vakarą, tiesiog pasistengsiu kiek įmanoma eiti tokiais žingsniais, kad kiek įmanoma aiškiau, bet to pačiu neišplėstai. Bet aš negaliu nieko pažadėti, jūs jau pripratę, nes kiek dažniausiai, kas jungiatės penktadieniais ir kas atvykstat sekmadieniais ir jungiatės, jūs žinot, kad pamokslai būna ilgi. Taip jau yra. Ir aš nelimituoju ir nelimituoju šventosios dvasios. Jeigu jinai taip veda, vadinasi taip reikia. Amen. Vienas iš paprasčiausių dalykų, kas yra pastebėta tiek Kristaus kūne, tiek pasaulyje, yra labai aiškiai matomas žmonių nuteisimas kitų. Kada žmonės tiesiog nuteisia kitus dėl jų padarytų klaidų, nuodėmių. Ir ta problema yra labai aiškiai matoma ir tai yra labai, kaip pasakyti, tai yra kenkia, tai kenkia Kristaus kūnui, tai kenkia mums patiems ir kenkia tiems, kurie yra nuteisiami. Ir aš šiandien eisiu per Dievo žodį, per rašto eilutes, tiesiog
išplėsti, apšviesti ir parodyti, ką Dievas kalba. Aš žinau, kad jūs skaito Dievo žodį ir žinot, bet kartais būna, kad Dievas, ne kartais, bet dažniausiai Dievas jisai veikia per savo išrinktus tarnus ir atverčia. Žinot, kaip Dievo žodis sako, Dievo žodis aštrus kaip kalavijas, jis skverbiasi giliai. Ir jeigu skverbiasi giliai į jūsų širdis, protus ir mintis ir teisė jūsų sumanimus, teisė mūsų tokias visas kūniškus dalykus, tai yra gerai. Tai yra mums didžiulis džiaugsmas, kada mums šventoji dvasia kai kuriuose sferose pakaltina, kada mes suprantam, kaip pakaltina, jinai nenuteisia mūsų, jinai tiesiog duoda tokį supratimą, kad tu pasielgi neteisingai. Aš pasielgiau neteisingai ir aš suvokiau tai. Ir aš einu į atgailą, atsiprašau Dievo ir stengiuosi įsisavinti šitą pamoką. Amen. Tam ir Dievas atsiuntė šventosios dvasios. Ir tie, kurie vaikšto su šventaja dvasia, ne tik sekmadieniais bažnyčioj, bet visą laiką savo kasdieniniam gyvenime, tie visada turės draugą, kuris primins, mokys ir kartais pakaltins mus, kada mes suklystam dėl mūsų pačių gerovės. Kam? Tam, kad mes panašėtumėm į Jėzų Kristų, kad šventėtumėm. Amen. Bet pastebėjimas yra toks, kad Kristaus kūne yra žmonių, kurie laiko save dvasiniais, bet visiškai nesielgia pagal dvasią. Ir labai nemaža žmonių visiškai nėra prisipildę dvasios šventosios. Taip, jie atgimė iš aukšto, gimė iš naujo, jo dvasia gimė, bet būti dvasios pilni ir vaikščioti Dievo dvasioje yra visiškai skirtingi dalykai. Ir mes galim atpažinti juos pagal veiksmus, žodžius, vaisius. Ir vienas iš jų yra nuteisimas. Nuteisimas kitų žmonių, tai nėra dvasiškas veikimas, tai yra visiškai veikimas iš kūno. Ir aš tiesiog iš patirties, iš praktikos šios savaitės greitai prabėgsiu, papasakosiu paprastą dalyką. Dirbu tarp žmonių, jau daug kas žinot, kas klausotės. Bet aš truputėlį dar patikrinsiu, ar tikrai viskas gerai, kad viskas puikiai. Dirbu tarp žmonių netikinčių, kurie tiki, kad Dievas yra, tiki Dievu, bet jie, sakykime taip, nėra gimę iš naujo. Jie nėra teisėti Dievo paveldėtojai. Aš tikiu, kurie esat prisijungę, jūs esate teisėti Dievo vaikai ir žinot, kad jūs esat gimę iš dvasios iš aukšto. Amen. Ir toks atvejis yra daug žmonių, visokių, darbščių, truputėlį tokių patinginčių, sakykime taip. Bet ačiū Dievui, gaunam į valandą atlyginimą. Ta prasme, nepaisant, kiek tu padarai, kokiu greičiu darai, sumoka vienodą algą visiems. Ir kartais atrodo neteisinga, nes kada vienas dirba daug, o kitas visiškai nieko nedirba, sako, nosį krapštų ir gauna tą patį. Bet mes neturime tai žiūrėti, nes sako, viską, ką darai, daryk kaip dėl viešpaties, nepaisant, ką daro kiti. Nes mes esam Dievo matomi ir mes darom taip, kaip dėl Dievo. Amen. Ir toks atvejis gavosi, kad viena darbuotoja tenais tiesiog nepadarė darbo tas, kas buvo patikėta. Ir tenais kitą dieną apie tai buvo diskutuota, kur jin buvo, ką jin darė, kodėl nepadarė. Ir aš tarp tų dviejų žmonių ir toks man, aš žinau, kad jinai kartais pasimuliuoja, sakykim taip. Bet žmonės yra visokie. Bet ir toks noras pritart, kad jo taip kažkur ten išėjo, pradingo, vienu žodžiu. Ir aš išeinu, apie ją ten diskutuoja, sakykim taip, diskutuoja, kalba, kur, kodėl tai nepadarė, taip. Ir aš išeinu į į antrą aukštą tiesiog nusiplaut rankų. Sakykim, į tą vonios kambarį. Ir momentaliai apie tai tiesiog pradėjau mąstyti ir man atėjo iš šventosios dvasios priminimas ir to pačiu pakaltinimas ir žodis. Jūs teisite tą žmogų tuom, ką patys darote. Ir galvoju, Dieve, atleisk man iš tiesų.
kad ir ką žmogus bedarytų, teisingai ar neteisingai, jeigu mes pastebim tai ir mums tiesiog norisi apie tai kalbėti su kitais, nes norisi save iškelti teisingai, kad aš čia geras darbininkas, o tas prastas, gaunasi toks kūniškas, bjaurus, šlikštus poelgis. Ir momentaliai man Dievo dvasia atskleidė, kad žmonės, kurie nuteisė kitą, jie dažniausiai teisė tokiais žodžiais, tuom, ką patys daro. Ir aš supratau, būna ir aš nueinu, galbūt ten paskambinu vyrui, sugaištų daugiau negu ten, sakykime, minutę ar dvi. Būna, kad kartais tikrai tu tiesiog, kažkur nueini ir pabūni ilgiau, negu reikėtų būti, sakykime taip. Bet ir aš suvokiau šitą dalyką. Po to, toj pačios dienos eigoj, susirenka būrys žmonių ir diskutuoja apie kažkokio žmogaus gyvenimą. Aš negalėjau negirdėti, todėl kad buvau toj patalpoj. Nedalyvavau tam pokalbį, bet tiesiog kažkiek nugirdau, kadangi jie angliškai kalba. Ir atvirai jums pasakysiu, apie tai, kas buvo kalbama, buvo iškelti iki intimumo dalykai, apie kažkokį tai žmogų. Ateina žmogus su ta informacija, stovi dar du žmonės ir tą informaciją paskleibė. Reiškia, tą tokį gėdingą, negerą, nefainą, bjaurų, sakykime, tokį asmenišką dalyką iškelia ir praplečia ant daugiau žmonių. Ir man tuo atveju, aš nesakau, kad aš teisi, aš irgi gyvenime pridariau klaidų, jūs suvokite teisingai, bet aš dalinuosiu, kad mes tiesiog suvoktumėm ir pasistengtumėm, nebesielgti taip, pavestumėm save dvasiai šventajai. Apie ką šiandien ir kalbu, nes yra pavojingi kai kurie dalykai, pavojingi. Ir aš prieisiu prie to parodinama pagal Dievo žodį. Ir gaunasi taip, kad man taip bloga pasidarė tai klausytis, kad aš nebežinojau, kaip man pasielgti, sakyti kažką jiems ar nieko nesakyti. Man tiesiog, sako, net pykint pradėjo. Bloga. Fiziškai pasidarė bloga. Ir aš nieko nesakiau, jie išsiskirstė. Ir aš vakar meldžiuosi Dievui ir sakau, Viešpatie, Jėzau, kaip tu pasielgtum, jeigu pamatytum tą būrelį žmonių, diskutuojant apie kažkieno gyvenimą, kuris nėra, sakykime, labai jau šventi veiksmai, kažkokie ten klaidos, ten kažkokie nupuolimai, sakykime, nuodėmės, kažkokie tai dalykai, kurį tas žmogus padarė, kaip tu pasielgtum? Ir man iš karto atėjo dvasių atsakymas. Meskite akmenį, kurie be nuodėmės. Ir tas, ką aš gavau ryte vonios kambarį šventosios dvasios, kad teisėte teismu, kurį dažniausiai teisėte tuom, ką patys darote, tie žmonės, kurie diskutavo apie to žmogaus gyvenimą, gyveno panašioj nuodėmėj, tik kitoj formai. Aš supratau vieną dalyką, kad visa tai, kas vyksta Kristaus kūne, tie nuteisimai dėl kažkieno nuodėmių, nupuolimų, ar tai būtų neseniai, ar tai būtų daug metų atgal, tai yra piktojo darbai. Ir tie žmonės, kurie leidžia nuteisti ir praplėsti tą teismą daugeliui, jie visiškai nėra prisipildę šventąją dvasią. Kodėl? Todėl, kad Jėzus Kristus niekada ir nei vieną kartą nenuteisė nei vieno žmogaus būdamas žemėje. Tai yra priešiška Dievui. Pats Dievo žodis kalba, kad pats Dievas neteisė nei vieno, bet paveidė visą teismą sūnui, o sūnus paėmė visus nuteisimus žmonių ant savęs ir nunešė ant kryžiaus. Pasmerkė save, nunešė save,
mirė už visas tas bjaurastis, kad kiekvienas patikėjęs jo mirtimi ir prisikėlimu gyventų naują, atnaujintą pilną jo dvasios gyvenimą ir nebegyventų kaip pasaulis, pagal kūną, bet gyventų pagal dvasią. Dvasia šventoji kas yra? Jinai draugas. Kas gyvena su šventaja dvasia pasireiškia vaisiai, romumas, gailestingumas, švelnumas, meilė. Ar tai yra meilė, kada mes nuteisim kitą? Ar tai yra gailestingumas? Ar tai parodom kažkokį gailestingumą? Tai nėra nieko panašaus. Ir jeigu mes žiūrim į Bibliją, mes matom, kad religiniai žmonės, kurie gyveno ir vykdė įstatymą Dievo, kuris tobulas, kuris geras, bet jie be dvasios šventojosios, jie nuteisė. Prisimenat Biblijoje apie paleistuvę. Atveda žmogų pagautą veiksmę, akivaizdi nuodėmė, akivaizdžiai, čia ne kažkur kalbos, apkalbos išgirdo, net nematė, bet girdėjo, nugirdo ir pratęsė tai, kas yra blogai. Bet atveda žmogų, pastato prie visų ir sako, štai moteris, jinai paleistuvavo, visiškai mes pagavom ją. Tai yra įrodyta. Keli žmonės, ne vienas pamatė. Ir pagal Mozės įstatymą šita moteris turi būti užmušta akmenimis. Ir jie pastato priešais Jėzų ir laukia, ką Jėzus pasakys. Bet Jėzus Kristus pasielgė ne pagal kūną, ne pagal jausmus fizinius, kūniškus, bet jis pasielgė teisingai. Jis pasakė, meskite akmenį, kurie be nuodėmės. Ir mes žinom, visi išsiskirsti nuo vyriausių iki jauniausių. Ir ne vienas nemetė į ją akmenį. Tai nereiškia, kad mes pateisinam kažkokius tai žmogaus nupuolimus, ar jeigu tai yra brolis, sesė Kristuje Jėzuje. Aš kalbu apie Kristuje Jėzuje gimusius žmonės. Tai nėra pateisinimas, kad sutikimas, taip daryk toliau nuodėmė, mes čia tavęs nenuteisim, viskas gerai. Nes Dievo žodis sako, jeigu matot brolį ar sesę nusidedantį, tokį pabarkite su romumu. Ta prasme, su meilė, pabarkit tokį, bet nenuteiskit, pabarkit tokį. Kodėl? Todėl, kad jam nebūtų akstinas nupult paskui. Jis gali neklausyti, tai jau yra jo pasirinkimas. Bet visiškai kitaip veikia. Pabarimas yra skirtumas nuo nuteisimo. Nuteisimas, kada susėdam žmonės ir diskutuojame apie kažkokį tai žmogų, apie jo ten nupuolimus ir kaip jisai gali, kodėl, kaip jis gali ten tą daryti. Tai ne pagal Bibliją, jis gyvena ne pagal Dievo žodį ir taip nukapoti tą žmogų. Tai yra nuteisimas. Tokiu atveju žmogus atsistoja Dievo poziciją, jis Dievas ir pradeda vykdyti teismą, prie ko Dievas netgi pasakė, aš neteisiu ne vieną, aš pavedžiau teismą savo sūnui, kuris paėmė visą tai ant savęs. Ir kada Jėzus atėjo, sako, aš atėjau į pasaulį neteisti, bet išteisinti. Mano tikslas nenuteisti visus, pasmerkti visus, nors jis galėjo, bet mano tikslas atnešti ramybę, išteisinimą pasauliui, kad kiekvienas, kuris patikės mane, nepražūtų, bet įgytų amžinai gyvenimą. Mano tikslas, Jėzus kalbėjo, nėra ateiti nuteisti visus. Mano tikslas parodyti Dievo teisingumą, atstatyti teisingumą Dievo žemėje, žmonių gyvenime. Atstatyti sveikatą, atstatyti šeimas, atstatyti santuokas, atstatyti šitus finansų žmonių gyvenimą, atstatyti bendravimą su kūrėju, atstatyti viską, ką velnias sugriovė. Jo fokusas ir tikslas buvo, jis tam buvo pašauktas ir gimęs žemėje. Mes kaip mokiniai Jėzaus, jis tą patį perdavė man, darykit tai, ką aš dariau, sekit paskui mane, išmokot, darot tą patį. Ir mes darom tą patį. Mes esam pašaukti atstatyti Dievo teisingumą žmonių gyvenime. Žmogaus gyvenime, ne prieš jo valią, tik tuo met, kada jis atsiduoda Dievui, kada jisai atgimsta iš dvasios, kada jisai, ta prasme, kada jisai yra po tavo valdžia, jeigu tai yra pastorius, ateina žmogus į bažnyčią, jis yra po pastoriaus valdžia, po autoriteto ir jis turi
autoritetą, tą žmogų mokyti. Mokyti, bet nekontroliuoti. Amen. Aš tikiuosi, kad aš aiškiai paaiškinu. Ir aš paskaitysiu keletą rašto eilučių. Galatų skyrius 5. Kas turit Biblijas, atsiverskim, skaitykim kartu. Galatų skyrių 5 bus 19 eilutė. Žiūrėkit, ką kalba Dievo žodis. Kūno darbai. Kas yra kūno darbai? Kada žmogus gimęs iš aukšto, nevaikšto prisipildęs dvasioj, sakykime, jisai laiko save dvasiniu, bet jis elgiasi pagal kūną. Ir kokie darbai kūniški pasireiškia per tą žmogų. Kūno darbai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Panašus tai įvardyjimai tie, tas pats nuteisimai. Galime mes tą pažiūrėti, kad tai daro žmonės, kurie nepriėmė Jėzaus. Mes tai matom akivaizdžiai pasaulyje, mes buvom toj pačioj valty, toj pačioj pusėj ir darėm kai kurios tai tuos dalykus, kurie čia išvardinti. Mes pykom, mes išgerinėjom alkoholį, galbūt kai kurie ne, bet pavydėjom, burtininkavom. Burtininkavimas tai yra gilesnė prasmė, pavyzdžiui, kontrolė virš žmogaus, kaip moteris virš vyro, arba mama virš vaikų, arba įvairios formos, tai yra burtininkavimo, raganavimo forma. Bet apie tai irgi šį vakarą nelysim giliau. Paskui sako ištvirkavimas. Kitur yra paleistuvystės. Žmonės, kurie suėjom į lytinius santykius, nesusituokė, neįteisinę santuokos. Tai yra pilnas kūniškumas. Bet jeigu žmogus gimęs iš aukšto daro bent vieną ar kitą dalyką iš išvardintų, jis nevaikšto prisipildė šventoji dvasioje. Kodėl? Todėl, kad šventoji dvasia dvelkia mumyse ir veda į šventumą. Jeigu žmogus ilgainiui leidžia, žinomai nuodėmiai, sakykime, ilgai gali gyventi su žinoma nuodėme, jisai neleidžia šventai dvasiai veikti pilnai jame, arba jis tiesiog vaikšto neprisipildęs šventąją dvasią, nepaveda teisingiau, neleidžia savęs būti vedamam šventai dvasiai. Ir toks žmogus, kuris gimęs iš aukšto, pilnas šventosios dvasios, jis jaus pakaltinimą, jis nesijaus gerai darydamas nuodėmes. Kodėl aš tai kalbu, kad yra atgimusių iš aukštų žmonių ir visiškai nėra prisipildę šventąją dvasią? Todėl, kad ir aš buvau tame tarpe. Aš gyvenau daug metų, tikėdama Dievu, atgimusi iš aukštų, priėmus krikštą, gavus kalbos dovaną. Mėlyjei, tai nereiškia, kad jūs turit kalbos dovaną, jūs vaikštot prisipildę šventąją dvasią. Kalbos dovana yra dovana, jūs galit melstis kalbomis kartais nuo karto, bet gyventi visiškai kūnišką gyvenimą ir nebūti vedami dvasios šventosios. Visiškai. Būti nuodėmė ir nejaust kalties, bet sakyt malonė, aš išgelbėtas, visus gerai, Dievas mane myli. Tai yra pilnas kūniškumas. Nes malonė dovana. Bet vėliau mes esam pašaukti eiti šventėjimą, ne prisidengti malonę savo nusikaltimus ir gyventi juose, bet išeiti iš jų. Amen. Ir aš prisimenu, aš dariau daug dalykų išvardintų iš čia. Aš galėjau leisti tai daryti ir nesijaučiau kalta. Kodėl? Todėl, kad Dievo dvasia nedvelkia manyje. Taip aš atgimus, bet be šventosios dvasios vedimo visiškai. Sako, kam? Dovydas kalbėjo psalmėse, Dieve, neatink šventosios dvasios, nes tai brangiausia, ką aš turiu. Jis įvertina šventosios dvasios buvimą jo gyvenime kaip patį brangiausią. Jis buvo turtingas, jis turėjo turtus, jis karalius. Jam paklūso
žmonės, ta prasme, jam buvo pavesta valdyti šalį, bet jis nelaikė tuos turtus žemiškus tokiais svarbiais ir brangiais kaip šventąją dvasią. Mėly, jeigu mes neturim šventosios dvasios, mes pražuvę. Iš mūsų jokios naudos. Mes negalim žmonėm nieko duoti, nieko atnešti, mes negalim privesti prie išgelbėjimų, mes negalim mokyti, mes negalim pamokslauti, mes net melstis teisingai negalim. Be šventosios dvasios yra tuščias laiko švaistimas ir tuščias gaišimas žmonių, kitų žmonių sulaikymas tuščiai, nes jie negaus nieko. Tik prisipildė žmogus šventąją dvasią, galbūt gali kalbėti su klaidom, netobulai, bet būtent šventosios dvasios jėga ir galybė paliečia žmonės, juos pateisina, kaip pateisina, pakaltina, ugdo, padrasina, moko. Kodėl pakaltina? Todėl, kad apvalo gražiai, jinai švelniai, jinai nenuteisė, bet švelniai. Niekas nesužinos. Jinai asmeniškai tau kalba, kad ten yra problema. Niekas nesužinos. Dievas niekada neveda žmogaus į tokią, žinot, kaip fariziejai atvesdavo žmogų ir užmėtykim visų akivaizdoje tokį nedorėlį akmenimis. Panieka, gėda, artimiesiems gėda, visiems gėda dėl to žmogaus. Šventoji dvasia taip neveikia. Jinai niekada nesugėdins tavęs dėl to, kad tu kažkur suklydai, kažkokį tai nusikaltimą padarėjai. Jinai švelniai pasakys, neteisingai padarėjai. Man buvo atvejis, labai toks greitai pasidalinsiu. Atneša man daryti vieną darbą. Fizinis toks, buitinis, sakykime. Atneša padaryti man darbą ir aš momentaliai, žinodama, kad ten daug pridėta tų daiktų, sakykime, tų dalykų, iš karto toks antipriešiškų, ne kaip pasipriešinimas, kaip pasakyti, toks atsakiau. Pilna ten yra, daugmaž ten nebus kur sudėti, nes yra pilna. Aš pati sudėjau ten į tą dėžę, nes tiesiog netelpa. Ir ta moteris sako, pažiūrėk, gal sutilps. Ir po to momento iš karto šventoji dvasia pasakė, nereikėjo taip sakyti, reikėjo sutikti, gerai, padarysiu. Nueiti ir patikrinti, pažiūrėti. Ir paskui atsakyti, jeigu yra. Matot, kaip veikia šventoji dvasia. Ir aš net su vyru vakar dalinausi, sakau, įdomus dalykas. Ir aš maldoj klausiu, Dieve, kodėl šventoji dvasia neperspėja iš anksto, ta prasme, neduoda iš karto tą supratimą, bet tik po to, kada suklysti. Ir man atėjo iš karto atsakymas, jeigu duotų iš karto, mes niekada nieko neišmoktumėm. Bet kadangi ateina po to, mumise vykstasi paklusnumas ir nuolankumas. Ir mes galim prisiminti ir išmokti kitam tai kartui. Bet tai nėra pasmerkimas. Dievas nepasmerkė. Dievas neapkaltina. Dievas nenuteisė. Bet šventoji jo dvasia, tas draugas sako, nereikėjo taip daryti. Ir iš karto tu supranti rimtai. Ir tokiais mažais jinai mokina. Ir palaimintas esi žmogus, kuris jauti tuos dalykus, nes tai yra nuostabu. Ir tas, kuris nejaučia, jis gali gyventi nuodėmiai, žinomai, sakyti, Dievas mane myli, malonės išgelbėtas, neįskaitoma nuodėmių, aš vis tiek nuodėmėse. Tai yra žmogus, kuris visiškai nėra šventojoje dvasioje. Taip, jis gimęs iš dvasios, bet tai yra du skirtingi dalykai, kai būti gimęsiam iš dvasios ir patepta šventąją dvasią. Nes jeigu visi būtų patepti šventąją dvasią iš tikrųjų ir vaikščiotų šventoje dvasioje, tarp krikščionių nebūtų nuteisimų, nebūtų melų, nebūtų paleistuvysčių, nebūtų burtininkavimų, keismų, girtavimų ir aibė dalykų, kurie čia išvardinti, bet tai yra pilnas kūniškumas. O kur šventoje dvasia šitie dalykai traukėsi vėliau ar anksčiau? Tai yra tiesa. Dar vienas toks atvejis, vakar vakare gavau žinutę nuo vienos sesės Kristuje, tiesiog žinutė ne asmeniškai man, bet žmogui, kuris man brangus, žmogui, kurį aš gerbiu, žmogus, kuris man daug padėjo. Ir ta žinutės kontekstas buvo, kontekstas tos žinutės buvo
kad pasmerkimas, apkaltinimas to žmogaus. Iš kažkur, iš Anglijos, iš kažkur, net nežinau tiksliai iš kur. Ir ta sesė Kristuje tiesiog paprašė, sak, nežinau kaip persiųsti, aš žinau, kas tai daro, noriu tiesiog kažkaip tai persiųsti. Ir aš iš karto rašau, nieko nereikia niekam siųsti. Palikim tai Dievo teismui. Dievas sutvarkys viską teisingai. Ir aš supratau vieną momentą. Kada mes leidžiam arba patys, arba leidžiam žmonėm nuteisti kitus, mes leidžiam tuo momentu, atidarom duris ir leidžiam velniui veikti tame bendravime. Ar tai būtų bendravimas, ar tai 2 asmenų, ar tai daugiau asmenų. Arba pavyzdžiui toksai, kad kažkas atsiuntė ir aš praplėsiu visur, parodysiu visur, taip, ir dar daugiau, wow, sužinojau kažką, ar tu žinai, tenais tas toks, oho, negaliu patikėti. Ir prasideda tokie, kaip jis galėjo, tratata. ir mes momentaliai žmonės tikintis įsileidžia velnę į tą bendravimą. Ir tai yra velnio darbai. Tai nėra šventosios dvasios darbas. Nes dar kartą priminsiu, žinom, kad Dievas Tėvas, Jėzus Kristus ir šventoji dvasia yra viena. Dievas Tėvas, kūrėjas, Jėzus Kristus, sūnus, atėjęs miręs už mus ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, o šventoji dvasia išlieta žemėje. Ir kada Jėzus pasakė, aš atsiųsiu joms guodėją, neteisėja, kuri jums išmokys, primins, darys, padės jums įvykdyti Dievo valią. Ir jeigu tą guodėją jūs nepriimsit, jūs liksit sausi, kaip be nieko, tušti. Atgimę, taip atgimę, išeisim į dangų, išeisim, bet nieko nenuveiksim dėl Dievo. Dėl Dievo nieko, net melsdamėsi, net šlovint be dvasios. Melstis be dvasios šventosios vedimų. Nieko, absoliučiai, big zero. Todėl įvardino Jėzus labai gerai fariziejus, kurie religiniai žmonės, sako, jūs nei patys einat, nei tos, kurie nori įeiti Dievo karalystę, neleidžiat. Kodėl? Todėl, kad jie nesuprato. Jie vykdė raidę, bet be dvasios šventosios. Jie neprisipildė dvasia. Ir visi jų veiksmai visiškai buvo kūniški. Todėl rūstybė, pasmerkimas, apkaltinimas, nuteisimas, visa tai vyko ir dabar vyksta religijoje. Nuteisimas, pasmerkimas, apkaltinimas, tu nepakankamai meldiesi, negerai darai, daryk daugiau. Tai yra religija. Bet Dievas išlaisvino mus iš religijos. Dievas išlaisvino iš religijos. Amen. O kas jaučiate, kad esat nelaisvi, prašykit Dievo ir Dievas jūs išlaisvins, įsižadėkit šitų dalykų. Toliau, dvasios vaikus, 22 eilutė, priminsiu Galato 5 skyrius. O dvasios vaisiai yra kas? Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Ir šitoj vietoj noriu sustoti. Jeigu norit būti perpildyti šventąją dvasią, yra 2 dalykai. Prašykit Dievo, Dievas atsiųs jums dvasios. Antras dalykas. Turim nešti auką, nukryžiuoti savo kūniškumą. Jeigu mes norim būti vedami Dievo dvasios, mums būtina išsižadėti savęs, to kūniškumo. Pavesti save Dievui, klausytis jo žodžio, daryti tai, ką jis kalba, būti paklusniam vaikui. Jeigu dvasia šventoji pakaltina, nerūstaut, nepykt, velnius nevarinėt šalin. Čia kaltina mane. Nes ir atpažinti reikia, kada velnius kaltina, kada pakaltina šventoji dvasia. Jeigu iš tikrųjų, nes kam jinai tai daro, kad išvest mus iš tų dalykų, kad mokina švelniai. Jinai tobula mokytoja, amen. Ir jeigu mes nepaklūstam, mes tiesiog, kaip pasakyti, atsisakom
to švento mokytojo, kurio atsiuntė mums pats Jėzus Kristus nuo Dievo Tėvo. Nes dvasią šventąją galime įžeisti. Ir jinai gali atsitraukti. Ir be jos mes viskas. Mes nieko nepadarysim. Net nieko. Bus kūniškumas. O Dievo žodis sako, kad kūniški darbai neša mirtį, o dvasios gyvenimą. Ir tada mums reikia patiems nuspręsti, ką mes norim gyventi tą seną gyvenimą. Tik laikyti, kad aš esu atgimęs, aš esu krikščionis, bet gyventi seną gyvenimą tą patį, kurį gyvenau iki Jėzaus, tose pačiose nuodėmėse, tose pačiose dalykuose, tose pačiose mąstymuose, elgesy, noruose, troškimuose, tame pačiame dalyke, nes Dievo žodis kalba, kad tie, kurie išpažino Jėzų kaip gyvenimo viešpačiu ir perėjo krikšto vandenį, jie yra nauji kūriniai. Naujas kūrinys, apiplautas nuo praeities. Visa praeitis buvo palaidota. Viskas. Jos nebėra. Ir kada mes buvom iškelti naujam gyvenimui, tiesiog iš to panardinimo iškelti naujam gyvenimui, Dievas mato mus naujais, gimusiais iš dvasios kūriniais, kuris nori pripildyti mus savo dvasia, kad mes galėtumėm įvykdyti jo valią. Kiekvienam pašaukimą duota jo pačio. Kiekvienam asmeninį, kažkokį tai darbą, specifiškai tau. Dvasinės dovanas, būtent tau, kuriomis ne save paaukštinti ar išaukštinti, bet kad galėtumėm bažnyčiose padėti broliams sesėms Kristuje, kad būtų ugdomas kūnas Kristaus per dvasinės dovanas, kurias šventoji dvasia visiems dalino. Bet jeigu tos dovanos nepasireiškia ir ilgai nepasireiškia, žmogus daug metų tikintis ir nepasireiškia visiškai jokių dovanų, tai tas žmogus tikriausiai nėra prisipildęs šventąją dvasią ir leidžia kūniškumui imti viršų. Jis kūniškas. Ir jeigu tas žmogus lengvai įsivelia į apkalbas, į nuteisimus, jis yra kūniškas. Kodėl? Todėl, kad per kūniškumo prizmę tik tais gali įsiskverbti šėtonas. Angliškai yra evil works, devil evil works, velnio pikti darbai. Pasireiškia velnio pikti darbai. Ir per tuos piktus darbus mes susitraukiam pasmerkimą paskui. Velnis jisai negali įsiterpti, kur yra dvasios šventosios judėjimas. Velnis bėga iš tų vietų lauk. Bet kur nėra šventosios dvasios, jisai gali veikti, kaip jisai nori. Yra du dalykai, arba tu degi dėl Jėzaus, arba tu nedegi. Geriau deg dėl Jėzaus, nes prie ugnies velnis negali prisiartinti. Jokie demonai ir nuodėmė negali žmoguje išlikti ilgai. Aš kalbu, bet ne tokias, kad paprieštaravau, sakykime, ten darbę tai kolegijai. Ir paskui aš atsiprašau, sakau, Dieve, atleisk man. Ačiū tau, kad tu man mokini mane. Padėk man. Primink man. Bet aš kalbu apie tokias žinomas, kaip aš, pavyzdžiui, gyvenau daug metų, vogiau iš valstybės, neteisėtai, nelegaliai pasidarius pašalpas. Aš žinojau, kad tai nėra gerai, bet aš vis tiek dariau. Aš dariau, kad gautus pinigus, bijojau, būdavo, kad ateina baimės, suvokiau viską, bet vis tik dariau, nes nepasitikėjau Dievu, kad jis gali mane aprūpinti. Žinot, lengvi pinigai, dar kai sako, lengvi pinigai. Melas. Ir tai žinoma nuodėmė. Aš atgailavau, bet aš nieko nedariau, nes atgaila yra pokytis, tu turi keisti kažką. Jeigu tu atgailauji, atsiprašai Dievo, tu keiti kryptį. O ne tai atgailauju, priimu atleidimo, aleliuja ir vėl tą patį darau. Mes keičiam kryptį, mes pasirinkam taip kaip Dievas, jo teisumą, bet ne žmogaus teisumą, ne pasaulio teisumą, bet Dievo teisumą. Ir nesvarbu, kaip bus. Aš pasirenku gyventi teisų gyvenimą kaip jo vaikas, kurį jis atpirko šventų Kristaus krauju. Aš nenusipelniau, kad Dievas atpirktų mane. Aš nieko dėl to nedariau. Net pirštų nepajudinau
nieko dėl Dievo nepadariau, bet Jėzus atėjo į mano gyvenimą ir sako, štai, aš tave taip pamilau, kad atidaviau save už tave, kad tu turėtum gyvenimą ir bendravimą su tėvu, kuris sutvėrė tave, kuris davė tau kvėpavimą. Ir nuo to momento aš pavedu tave, pripildau tave savo dvasia, kad tu gyventum ne dėl pasaulietiškų troškimų, bet dėl Dievo. Kad tu gyventum dėl Dievo, šlovintum savo kūrėją, savo tėtį, tu mylėtum jį, bendrautum su jį, aš sugrioviau sieną skyrusi tave su juom. Jis čia, jis arti, jis su tavim. Kad ir kur tu eini, sako, aš nepaliksiu tavęs, aš nepaliksiu tavęs. Aš visada jau, kiekvieną vakarą mes meldžiamės, sakau, Dievas yra geras. Dievas yra geras. Ir aš sakau, pasakykit jūs dabar patys, kas žiūrit, klausotės. Dievas yra geras. Dievas yra man geras. Ir jo meilė man amžina. Nes tai yra tiesa. Jis taip pamilo tave. Jis taip stipriai pamilo tave, kad atpirko iš šėtono. Bet daugelis nesuvokė. Aš nesuvokiu. Kodėl? Todėl, kad dėl mokymo trūkumo. Dėl to, kad išvažiavau iš rato tikinčiųjų į užsienį, palikus viską, į visišką pasaulį. Ir dėl to, kad neturėjau tokių, nebuvo to momentų tokių, kad įsijungiai į tiesioginę transliaciją, kaip jūs galite žiūrėti. Nebuvo. Tais metais, to momentu, tai buvo apie 18, 20, apie 19, 18 gal, jau nemažai, 18 kažkur metų atgal. Gal kas ir turėjo, bet aš neturėjau. Aš turėjau Bibliją, bet aš jos nesupratau, man nebuvo kas paaiškintų. Kūdikiai Kristuje Jėzuje tam ir yra jie mokomi, tam ir reikalinga bažnyčia, susirinkimai, tarnavimai, bendravimai, maldų susirinkimai, mokymai, klausytis tokių mokymų. Taip pat asmeniškas skaitimas žodžio, bendravimas su pastoriais, lyderiais, kaip pasakyti, nelaikyti save tokių super dvasinių, kad jau viską žinau. Tiesą pasakysiu, jūs nieko nežinot, nei aš nieko dar nežinau. Mes tik truputėlį sužinom, truputėlį, kiek Dievas atskleidžia mums pagal mūsų būseną dabartinę dvasinę, kiek mes galim priimti. Ir tai yra toks palaiminimas turėti santykius artimus su pastoriais, mokytojais, kurios Dievas išsirinko kalbėti žodį, kurios patepė. Tai yra nuostabu. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu bendravimą su savo dvasiniu tėvu, savo pastoriu. Tai yra turtas. Bet aš pastebėjau, žmonės kiti nevertina. Jie nevertina tai, ką turi. Jie galvoja, aš čia viską pats padarysiu. Aš nekalbu, kad reikia ant pastoriaus užversti kiekvieną smulkmeną. Kiekvieną ten truputėlį kažkas ne taip ir rašot iš karto. Ne, bet yra momentai, kada turit galimybę bendrauti ir kai kurie nebendrauja. Arba atsisako tiesiog ateiti susirinkimus dėl kažkokių tai kūniškų dalykų. Ir praleidžia daug dalykų. Ir aš tuo atveju aš nemokėjau, aš nesupratau ir man kuo toliau, tuo toliau žengiau į pasaulį. Žinot, kaip tas sūnus Palaidūnas. Bet ačiū Dievui. Dievas, jis žinojo, bet jis nieko nedarė tol, kol aš pati neatsigrėžiau atgal į jį. Ir kada jisai matė mano troškimą, mano ieškojimą jo, jis atsiuntė žmonės į mano gyvenimą, per kuriuos kalbėjo, per kuriuos aš gavau žodį, per kuriuos aš dariau žingsnį, tiesiog pradėjo keistis viskas. Dievas išlaisvino mane, Dievas pagydė mane, daug stebuklų padarė mano santuokoje, mano šeimoje, mano asmeniniam gyvenime ir mano vyro gyvenime. Ir tai tik tais Dievo, tik jam šlovė, amen. Kur aš būčiau dabar? Pražuvus tikriausiai. Ir tas nuteisimas, mėlyjei, nėra dieviškas. Kiekvieną kartą, kada mes atsistojam teisėjo pozicijoje, mes atsistojame Dievo vietą. Ir teisiam žmonės.
šventoje dvasiai, kada esi, nežinau, ar jums yra buvęs toks momentas, bet aš pastebėjau, kartais tu stebiesi. Yra žmogus, brolis Kristuje, sakykime, kaip pavyzdys, arba tai gali būti sesė Kristuje. Ir jisai, kaip sakyti, klysta, daro kažkokius tai dalykus, ten kažkokius ten nuodėmes. Principai jisai, kaip liaudišką grybą pjauna. Jis kūdikis. Galbūt ir bažnyčios ten nelanko reguliariai. Kalba ten dar ta kalba tokia. Ir kas nors sužino ten kažką, kad jisai, ten giliai kažką gal ten prisidirbęs, arba kažką daro. Ir, ir sakykime, toks nuteisimas. Jis ten toks yra, trararara. Ir vidinis tas žmogus dvasia iš karto nori užstoti jį. Atrodo, tikrai jis nei koks draugas artimas, nei ten kažką, nei tenais tu pažįsti taip stipriai jį, kad galėtum ten kažką pasakyti apie jį. Bet užtarimas užstoji. Ir tai yra dvasios šventosios veikimas. Nes Dievo dvasia, Dievas visada užstoja, kad ir kokioj gilioj būtų nuodėmės žmogus. Supraskit vieną dalyką, nepateisina nuodėmės, bet užstoja jį. Prisimenat, kada, sako, kas uždengia nuodėmes, tas padaro gerai, neatskleidžia jas, ta prasme, atskleidžia ir visi žinokit ir nuteiskit, bet padengia jas, tas yra geras draugas, mylintis tą žmogų. Padengia kaip? Jis sužino, kad jis daro, arba, sakykime, jis pats gal pasisakė, yra problema. Ir tu neini atskleisti visiems, kaip jis daro, nuteiskim, kaip jis daro, bet tu uždengi jį, meldiesi už jį, nepateisini nuodėmės, bet meldiesi už jį, kad Dievas padėtų išeiti iš tų dalykų, jeigu jam tai sunku. Toliau, mėlyje. Galatų 6 skyrius 1 eilutė. Taip ir apie ką ir kalbėjau. Broliai, jeigu kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs dvasios žmonės, kurie prisipildė dvasia, kurie vaikšto dvasioj šventoje, ne tie tik tais, aš krikščionis, dvasinis, kabutėse, bet jo gyvenimas, kaip išvardinau anksčiau, jisai daro daug dalykų tų ir laiko save dvasiniu. Jis gimęs iš aukšto, bet jis nevaikšto dvasioj, jis nėra prisipildęs dvasioj. Ir sako, tie broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai, apie ką aš kalbu. Tai nėra, kad pateisinkit nuodėmę, viskas gerai, malonė tu esi išgelbėtas, gali būti, čia nieko tokio, Dievas vis tiek padengia tave, Kristumi Jėzumi ir nebeįskaito. Pagal žodį būtų taip, jis nebeįskaito mūsų nuodėmių, iš tikrųjų. Bet Dievo žodis kalba, kad jūs esat pašaukti gyventi be jų, gyventi tame šventume. Nes ateis, primink šventoji dvasia man, aš tik tais atėjau eilutę iš rašto ir tiesiog praėjo, bet prisiminsiu. Ir čia sako, kad broliai, kurie esate dvasiniai, jūs suvokėt, kad tai yra neteisinga. Ir žmogus tas, kuris, sakykime, bažnyčio jūsų, sakykime, brolis ar sesė Kristuje, tikrai suklydo. Principė, tu matai, tu nesakai, ai viskas gerai, Dievas viskas sutvarkys, nieko čia tokio. Taip, kaip ir teisingai irgi skambėtų, bet jeigu mes sako, pamokykit tokį romiai, kalbam iš dvasios, kad taip ir taip, Dievas kalba šitaip, geriau taip nesielgti, galbūt tiesiog padaryk, susitvarkyk su tuo dalyku. O mes pasimeldžiam už tai. Ir jeigu žmogus sutinka, Dievas labai greitai viskas bus sutvarkyta. Dievas ir palaimins, ir išlaisvins, ir pagydys, jeigu ten yra kažkokios dar problemos. Bet sako, bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą. Ir toliau,
Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tarėsi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tas, kuris iš tikrųjų, būdamas kas niekas, mes visi esame atpirkti Jėzaus Kristaus krauju. Mes nei vienas nenusipelnėm, Dievas tai panoro, jis atpirko, mes priėmėm dovaną ir mes neturim tom didžiuotis. Čia aš viską galiu, čia aš, čia kažkas. Sako, jūs nelaikykit savęs tokiais, nes viskas yra Dievo rankose. Jūs esate tik tais dulkės. Ta prasme, viskas laikosi Dieve, jūsų kvėpavimas, viskas, absoliučiai viskas. Nelaikyti save kažkuom. Jeigu ir esate apdovanotas dvasinėmis dovanomis ir jos veikia nuostabiai, mums nėra ko didžiuotis, nes tai ne mūsų pačių nuopelnas, tai pats Dievas mums jas davė dėl jo šlovės, dėl jo žmonių, kad būtų įvykdytas jo teisingumas žmonių gyvenime. Amen. Taip norisi daug pasakyti. Romiečių 14 skyrius 12 iki 13 eilutės. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tad liaukėmės teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti. Kiekvienas mūsų asmeniškai duosim apyskaitą už save Dievui. Kitoje vietoje rašoma, todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Neteiskite nieko prieš laiką. Aš žinau, mėlyje, kad mes visi suklydom šitoje vietoje ir aš tikiu, kad nėra nei vieno, kas klausosi online, kad niekada gyvenime nebūtų nuteisęs arba papuolęs į diskusiją, kur vyko nuteisimas ir jūs realiai dalyvavote toj nuodėmėj. Aš tame tarp. Bet kada Dievas duoda aišku suvokimą, kad kiekvienas momentas, kada žmonės nuteisia kitus arba patys dalyvaujam tame dalyke, mes leidžiam tiesiogiai velniui veikti. Nes kiekvienas piktas dalykas neatėjęs yra iš Dievo, iš dangaus, bet iš velnio. Piktas davinys. Nieko panašaus Dievas nepavedė mus daryti. Bet sako, būkit dvasiniai, kuriam gailestingumas. Būt tokiem kaip Jėzus gailestingi. Jėzus pasigailėjo tos paleistuvės, kuri buvo atvesta ir pastatyta gėdai, pajokai, paniekai visų akivaizdoje ir buvo beveik jau nuspręsta ją užmušti mirtinai akmenimis už tai, ką ji padarė. Taip jinai padarė neteisingai, taip jinai nusidėjo, bet Jėzus neatsistojo ir nepasakė, taip tu nusidėjėlė, kaip tu galėjai taip pasielgti, užmuškim ją akmenimis, nieko panašaus. Jisai sako, matai, visi nuėjo, jie tavęs nenuteisė, ir aš tavęs neteisiu, eik ir nebedaryk tai. Ir mes visi, mėlyjeji, kada priėmėm Jėzų Kristų, kada atperkamąją jo auką, mes esame išteisinti. Ir ne vienas nebeturim teisės daryti tai. Kada mes gyvenom pasaulyje be Jėzaus, mes tai darėm, todėl kad buvom visiškai paveikti šėtonu. Nes velnias yra teisėjas, jis teisė žmonės, vienus ir kitus. Tai yra jo darbas. Nesvarbu, ką žmogus padaro savo gyvenime, jau būdamas krikščionis. Galbūt baisi nuodėmė, jis suklupo, jis nusidėjo. Ar tai būtų tyčia, netyčia, jis nusidėjo. Tai yra jo asmeninis santykis su Dievu. Tai yra jo asmeninis santykis su Dievu. Ir jeigu Dievas pajėgus jam atleisti, kas mes tokie, kad galim sulaikyti atleidimą ir neatleisti, ar tai būtų brolis, ar tai būtų pastorius, ar tai būtų sesė, ar tai būtų mama, ar tėtis, ar bet kas mes tokie, kad nuteisti, apšmeižti, apdrabstyti purvais.
išbraukti iš sąrašų, atmesti. Kas mes tokie? Lukos skyrius 6, 37 eilutė. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Žinot, yra tokia vieta dar rašto. Darykite viską taip, kaip norėtumėt, kad jums darytų. Jeigu mes teisiam žmonės, žinokit, kad tas teismas grįž mums atgal. Mes būsim patys pasmerkti ir nuteisti už kažkokius dalykus, galbūt ir už tuos, kurių net nedarėm. Kodėl? Todėl, kad liežuvis yra kas? Kada mes sėjam žodį, mes sėjam vienokį ar kitokį. Ir žodis yra toks, apie ką Dievas kalbėjo, jisai negrįžta tuščias. Jis kalbėjo apie savo žodį, jis atneš vaisių. Jeigu mes teisiam žmonės, tas teismas grįžta atgal mums. Mes būsim nuteisti vėliau ar anksčiau už kažką. Ant manęs puola tenais, visi ant manęs puola už nieką. Ištirk savo gyvenimą, galbūt buvai toj teisėjo pozicijoje ir dabar yra pjauni vaisių. Ir žmonės puola. Bet ką tokiu atveju daryti? Atleisti tiem žmonėm, kurie puola, atgailauti ir išpažinti savo kaltę prieš Dievą. Ir laiminti žmonės, ir nekreipti visiškai dėmesio, nes tai piktojo darbai. Ir kaip aš tai moteriai parašiau, kad tu nieko nesiūsk, nes palik, tai Dievas žino, jis sutvarkys, mes pasitikim jom nieko nėra nežinomo. Kas įvyksta tuomet, kada mes sustabdom, mes neleidžiam šėtonui veikti. Mes pasielgiam kaip dvasiniai žmonės. Aš nepraplėsiu šito, tai neduos jokios naudos. Kokią naudą duos, jeigu, pavyzdžiui, jūs atsiųsit man kažkokį kontekstą, kažkokio tai žmogaus, kuris priešiškai nusistatęs prieš mane. Kokią tai duos naudą man? Jokios. Visiškai jokios. Dievo žodis sako, kalbėkite tik tai, kas duoda naudą klausytojams. Jeigu tai neduoda jokios naudos, koks tikslas iš viso tai persiuntinė, daryti kažką ar nedaryti. Aš nenuteisiu, nieko, aš tik tais kaip pavyzdį kalbu, supraskit, neįsižeiskit nei vienas, jeigu kažkas galvojat, kad čia, aš padariau ir dabar. Ne, aš tiesiog kaip pavyzdį. Mes visi mokinamės, mes visi suklystam ir aš klydau. Žiūrėkit, kada mes, sakykim, suklydom, sakykim, kažką padarėm negerai ir žmonės turi prieš mus kažką. Sakykim, prieš tave kažką. Ir mes norim pateisinti savo veiksmą. Sakykim, pradedam pasiteisinti tam žmogui, tai irgi nėra reikalinga. Nes kuo labiau jūs tenksitės pateisinti, tuo labiau tas žmogus, tuo labiau velnias jisai turės į prieėjimą prie tavęs arčiau. Yra skirtingi momentai. Jeigu iš tikrųjų, pavyzdžiui, šeimoje, tu suklydai ir dabar ignoras. Kodėl aš čia turiu teisintis? Tai yra skirtingi dalykai. Aš ne apie tai kalbu. Mes tada atsiprašom, jeigu padarėm negerai žmogui, skaudinam. Mes atsiprašom Dievo, atsiprašom žmogaus ir viskas santykiai atstatyti, draugystės atstatytos, viskas atstatyta. Bet aš kalbu apie žmonės, kurie kartais iš toli, kurių tu nepažįsti, net jie kažkokius kontekstus, tave bando apkaltinti, apšmeižti, apteršti ir tu pradedi pateisinti save. Mano tarnavimai, mano pamokslai yra YouTube'e ir kai kurie yra komentarai, kuriuo aš net netryniau. Aš tiesiog palikau dėl to, kad tegul jie būna, tegul žmonės patys nusprendė tikėti komentarais ar įsijungti ir perklausyti. Ir irgi ten tokie, tiesiog tu suvoki, kad ten, visiškai, ten, visiškai, net nežinau net kaip įvardinti, ten neteisingas supratimas, ten visiškai, bet aš neteisinu savęs, nedėstau ten raštom eilutėm, bandyt pateisinti save, ten ką aš turiu omeny, ką neturiu. Žmonės, kurie nori tave pasmerkti, sudirkti, apteršti, jis vis tiek ras kaip. Ir kiekvieną momentą, kada jūs bandote ten save pateisinti, galite ten visą Bibliją išrašyti jam, jūs tik dar atversit didesnės duris velniui veikti ir daugiau nieko. Palikit tokią ramybei, laiminu parašyti, laiminu ir viskas, ištrinu ir jokių kontaktų daugiau. Viskas.
Taip užsidaro visus duris, velnias prarado prieimą. Kad man tai būtų kalbėję kas anksčiau. Kiek aš bandžiau ten įrodyti, pateisinti ište. Ir galiausiai pabaigoje vis tiek kaltą palieki. Todėl, kad tai velnio darbas. Atidarai duris. Per vieną žinutę gali atidaryti duris velniui, kada pradedi save pateisinti. Nereikia. Reikia suprasti kada. Kada reikia, bet yra momentai, kad nereikia. Tiesiog nereikia. Tai neduoda naudos. Visada supraskit, jeigu aš dabar parašysiu kažkam kažką, ar tai duos naudą tam žmogui? Kokią tai naudą duos? Ką tai duos? Pasmerkimą, nuteisimą, pakaltinimą, apkaltinimą. Ką tai duos jam? Ar duos padrąsinimą? Ar tai duos tokią išmintį suteiks tam žmogui? Ar duos jam, sustiprins jo tikėjimą, duos jam aiškumo kažkokio tai, palaikymą, meilę, gerovę? Ką tai duos tas kontekstas, ar tai kalba, ar tai ta žinutė? Jeigu tai neduoda nieko panašaus, geriau užčiaupti burną ir nieko nedaryti. Nes Dievo žodis aiškiai sako, tegul jūsų būna žodžiai pasūdyti druska. Druska. Druska tai ne ta prasme pasaulių, pasaulėžiūra, pasaulietiniais tokiais visokiais blablabla. Bet pasūdytas Dievo žodžiu. Nes tik Dievo žodis pajėgus teikti gyvenimą. Tikras Dievo žodis, kuris padrąsina, kuris sutvirtina, kuris sustiprina, kuris augina, kuris ugdo, kuris moko, kuris stiprina jūsų tikėjimą, kuris yra meilė, gerovė dėl jūsų pačių. Ir kada reikia, jisai pamoko. Kai sako čia, būdami dvasiniai, jūs pamokykit tokį žmogų, kuris klysta romiai. Nesu ginčais ten, tu toks, tu anoks, aš mačiau, taip nereikėjo daryti, kitaip reikėjo daryti. Dieve padėk. Mes kiek dar klystam. Dievas toks kantrus su mumis. Aleliuja, ačiū tau Dieve, ačiū tau Dieve, Tėve, kad toks geras mums. Ir žiūrėkit, mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Ir kas su juo sutarė, tas valgys jo vaisius. Mirtis ir gyvenimas yra du keliai liežuvio galioje. Ir kas su juo sutarė, tas valgys jo vaisius. Mums reikia ištirti, ką mes kalbam. Tai neša pasmerkimą mirtį, ar tai neša gyvenimą žmogui ir džiaugsmą. Jeigu tai neša nuteisimą žmogaus, neneša gyvenimo. Tai yra nuteisimas. Kada prie to Dievas išteisino, o mes nuteisiam. Ir sako, kas su juo sutarė. Ir šitoj vietoj labai įdomus dalykas. Su juo sutarė. Kas su to liežuviu sutarė? Tai gali būti žmonės kartu, susėdę ir sutarė su to liežuviu. Tie valgys tos vaisius irgi. Mes esam bendrininkai tos pačios nuodėmės. Ir jeigu velnias įeina per tą momentą, jis gali pradėti veikti kiekvieno dalyvio gyvenime. Jis atras kelią kaip. Todėl šitoj vietoj būtina būti išmintingiams ir uždaryti duris. Dabar galbūt klausimas toks, ką daryti, jeigu aš žinau, kažkas ten vyksta, kaip man būti. Vienas dalykas, tu gali visada melstis už tą žmogų. Kitas dalykas, būti gailestingas, parodyti jam gailestingumą, meilę, bet kokiu atveju. Nes tik meilė ištirpdo nuodėmes. Dievo meilė ištirpdo nuodėmes. Tas, kas nemyli Dievo, tas, kas nepažino Dievo meilės, tas leidžia nuodėmei veikti. Tie, kurie pažino Dievo tikrąją meilę, jie tiesiog nebegali nuodėmei ilgai gyvuoti, nes tai pati dvasia Dievo, ta jo meilė, tas jo buvimas. Dievo buvimas, šventoji dvasia yra Dievo buvimas su jumis. Ir tie, kurie vaikšto dvasiu, jie vaikšto su Dievu. Neįmanoma, nuodėmė traukiasi. Neįmanoma. Būt žinomai nuodėmė ir gyventi aleliuja, neįmanoma. Jūs jausitės blogai, taip blogai, kad net pykinti pradės fiziškai. Jūs negalėsit net į bažnyčią ateiti, jūs turėsit kažką su tom daryti. Aš prisimenu, vieną sesę liudijo, sako, ten truputėlį suklupo, sakykim taip. Ir sako, man toks negerumas, toks sekmadienį ruošiuosi bažnyčią ir toks viduj nenoras eiti tą bažnyčią. Bet jinai perlipo tą savąjį aš, sakykim, tą pažemino savąjį aš ir vis tiek atvyko. Ir po to viskas tiesiog buvo nuostabiai. Ir jinai liudijo, ant kiek nuodėmė dažniausiai žmonės
į gyvą bažnyčią, gyvą, nereliginę. Religiniai ten gali visi eit, kūniški ten, apšnekėti visus, ten diskutuoti apie kitų gyvenimus, ten, ten visos dramos ten ir melodramos, religiniai, bažnyčiai. Bet kur yra Dievo dvasia, kur yra Dievo patepimas, žmogus, kuris yra nusidėjęs, sakykime, žino, jam sunku bus eiti į bažnyčią, kol nepradės tvarkytis tų dalykų. Galbūt jis ateis, bet jis jausis, kad jam reikia pavesti save Dievui, tikrai iš tikrųjų išsilaisvinti, jam troškimas bus išeiti iš visų tų dalykų. Ir jeigu žmogus pradeda daryti sąmoningai kažkokius tai, kurie žino, kad tai negerai, tą nuodėmę jie atitraukia ir nuo Dievo žmonių, ir nuo bažnyčios. Jūs pastebėjote tikriausiai tai didžioji dalis. Žmonės, kurie žinomai nuodėmėjai į gyvą bažnyčią pateptą Dievo, jie tiesiog nebegali ateiti, nes jie jaučiasi labai blogai. Kodėl? Todėl, ne iš blogosios pusės blogai, todėl kad dvasia šventoji jinai dvelkia ir jinai rodo žmogui per žodį, per viską, kad tą reikia tiesiog tas šakas nukarpyti, nes jos yra kūniškos, jos visus syvus tavo suvalgo, visas fokusas į tai, tu negali net fokusuotis į Jėzų, vaikščioti jo į dvasioje, nes to šakos jos lapuoja, jos visą tą medžiagą sugeria, suvalgo ir tu negali atnešti tą vaisių dvasinį kaip ramybę, susivaldymą, romumą, gailestingumą. Tie vaisiai jie tiesiog nebegali užaugti, nes fokusas yra lapuoti, kūniškumas pilnas ir tas žmogus jisai būna. Ir tai yra normalu, kad nesijaučia komfortiškai gyvoj bažnyčioj pradžiai, dėl to, kad ten vyksta operacija tame žmoguje. Operacija ir pati dvasia ten operuoja švelniai. Ir tu jauti tai. Ir šlovink Jėzų už tai. Atiduok viską jam, sakyk, viską pavedu jam, absoliučiai viską. Viską išsižadu visų nuodėmių. Dieve, man sunku kažkoje sferoje, kviečiu šventoji dvasia, padėk man, Dieve, išeiti iš tų dalykų, aš nekenčiu tų nuodėmių, aš nekenčiu tų dalykų, kažkokio tai vieno ar kito, sako, jūs turit nekęsti. Kitaip Dievas jisai negalės jūs išlaisvinti iš to, ko jūs mylit. Kom jūs gyvenat, mylit, ten mano, aleliuja, čia mano. Aš prisimenu, buvo atvejis, kada vyko išlaisvinimai. Ir prisimenu, vienas žmogus sako, šitą, jo gali už tuos melstis, bet šito dalyko dar aš nepasiruošęs atiduoti. Ir jeigu jis nepasiruošęs atiduoti, vadinasi, šita sfera liks atvira, velniui įeiti ir jame daryti toliau tus darbus, kurius šėtonas jis darys. Tai prasme, visus tos atiduodu, bet šito ne, dar aš nepasiruošęs. Ir žmonės tai galvoja, aš nepasiruošęs. Tai yra kvaila būti nepasiruošusiam. Viską atiduoti Dievui, viską absoliučiai. Tu negali dalelę vieną koją atiduoti Dievui, o kitą save pasilikti pasaulyje. Ta kita taip suniokos velnias vieną dieną, kada nebežinosi iš viso. Kas tu? Ką tu darai šitoj žemėje ir iš vis koks tavo tikslas? Todėl reikia išmintingiam. Dievas atpirko mus visus ir leisti jam darbuotis mumise. Tai prasidėjo Dievo darbas mumise, bet mes turim leisti, nes turim laisvą valią. Dievas neveiks prieš mūsų valią. Jeigu žmogus aš nepasiruošęs, Dievas niekur nedarys. Bet jeigu sakys, aš tikrai pasiruošęs, Dieve, daryk viską, ką tu nori. Aš pavedu viską į tavo rankas, iš tikrųjų. Aš visko, ko trokštų, tavo valios. Prašau, atsiųsk man šventosios dvasios. Aš prašau šventosios dvasios. Atsiųsk, Dieve Tėve. Man labai reikia to godėjo, patarėjo, mokytojo. Prašau, atsiųsk. Šventoji dvasia, ateik į mano gyvenimą. Būk mano draugas. Aš čia praeitą vakarą, aš pakritus meldžiausi, sakau, gyvenime neturėjau draugų. Jeigu turėjau, tai visą laiką kažkas įskaudindavo. Paniekindavo, atmesdavo ir aš kaip tas, žinot, šuniukas prisiriši prie ko nors ir paskui fui, tavęs nebereikia, kaip sakant, panaudojau ir išmečiau. Ir man visą gyvenimą, ir man paskui sutikau vyrą savo ir vėl man vyras tai kažkas, viską kartu daryti, viską kartu vaikščioti, kartu daryti kažkur, nes aš tas žmogus, kur visą laiką troškau draugo.
draugo vieno, man nedaug draugo, su kuriuom galėtum tiesiog bendrą kažką turėti, bendrauti, padėti jam, būti pats išklausytas. Ir mano buvo toks noras visą gyvenimą ir aš supratau, turėti šventąją dvasią, tai turėti draugą, kuris visada su tavim, kuris niekada tavęs nepasmerks, niekada tavęs neatmes, niekada tavęs nepaliks, niekada tavęs neįžeis, neįskaudins, jis visada išklausys, visada padės, visada supras, visada nukreips, visada paguos, kada, kokiu metu reikia. Tad rašykit, mėlyjei, dvasios šventosios, ateik, sakyk, šventoji dvasia į mano gyvenimą, prašau tavęs, Dieve, atsiųsk man jos, nes man labai jos reikia. Pasakyk, aš šį vakarą išgirdau, kad be šventosios dvasios gyventi dėl Dievo ir įvykdyti jo valią ir gyventi šventai neįmanoma. Aš galbūt gyvenau, galvojau, kad aš turiu ją, bet tik pagal visą žodį, visus tus darbus kūniškus, aš suvokiau, kad aš nevaikštau šventoji dvasioje, aš nevaikštau joje. Jeigu žmogus, kaip pavyzdžiui, dar prie to kūniškumo neskaito žodį, jam nėra traukos skaityti žodžių, jam žodis Dievo kažkas sudėtinga, jis nenori skaityti, jam neįdomu. Jeigu žmogus nesimeldžia arba neprisimena, kada meldėsi paskutinį kartą, kada turėjo bendravimą su Dievu, bendravimą maldoje, ne taip, kad tik Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, žinote, tokia išdėstyti ryte vakare ir tas bendravimas su tėvu, pasikalbėjimas, jeigu šito dalyko neprisimenat, kada turėjot, tai toli gražu jūs nesat pilni šventosios dvasios. Aš jūs nepasmerkiu, jūs supraskite, aš kalbu, kad prašykim Dievo ir Dievas pažadėjo duoti. Amen. Teismas negailestingas tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Vau! Jokūbo skyrius 2:13 eilutė. Žiūrėkit, kada kažkur girdit nuteisimą ir jūs jaučiat tam nuteistajam, žmogui, apie kurį yra diskutuojama, vidinį gailestingumą ir jūs užstojat jį, visada vyksta triumfuoja. Ką tai reiškia? Gailestingumas Dievo, Jėzaus triumfuoja prieš bet kokį teismą. Mums tai reikia išdrįsti, pasakyti, sustabdyti ir pasakyti, meskit akmenį, jeigu jūs arba ten tu be nuodėmės. Kitas dalykas, yra skirtingi atvejai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus žinot kažkokį pažįstamą, ar tai būtų brolis, sesis Kristuje, arba pažįstamą draugą galbūt, arba iš artimųjų šeimos narių, ir kažkas ten vyksta ir jūs galvojat, tikrai žmogus neteisingai elgėsi, bjauriai galbūt, ir jūs nežinot, kaip pasielgti, jūs atnešat tą prašymą, kaip maldos į bažnyčią, pasakot, yra tokia situacija, arba ten aš girdėjau, yra tokia situacija, tokia. Prašau, ar galim pasimelsti už tą žmogų. Ir tai būtų visiškai kita vieta, visiškai kitaip, o ne tai, kad iškelti ant toks, tararam, anoks. Aš jau apie tai esu kalbėjus. Kiekvieną kartą, kas kalba prieš Dievo žmonės, ypač prieš Dievo išrinktus tarnus, kalba prieš, nuteisė juos, jie kalba prieš patį kūrėją. Ir jie neišsisuks tokie žmonės nuo teismo. Nes Dievo žodis sako, neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas, ką žmogus sėja, tą jis ir pjaus. Dievas nesiduoda išjuokiamas, nes kas kalba prieš pateptą išrinktą Dievo tarną, kalba tiesiogiai prieš patį Dievą. Dievą kūrėją. Dievas, kuris pačiam tau, kuris kalbi prieš Dievo, prieš tarną, juodini tą žmogų, Dievas, kuris tau pačiam atleido. Ir jeigu Dievas tau atleido ir tu priėmė atleidimą už bet kokias kaltes, kurias padarei, tiek praeitam gyvenime, tiek dabartiniam, tiek iki Jėzaus, tiek dabar Jėzuje Kristuje, negi galvoja, kad Dievas negali atleisti tam, kuris padarė kažkokį tai nusikaltimą. Jis gali. Todėl palikim tą žmogų ir Dievą jam, jo bendravimui. Jis
ir Dievas, tai yra jo reikalas ir jo santykis. Mums nereikia kištis, diskutuoti, visą, ką gali, melstis už jį. Perspėti jį, pamokyti, jeigu jis kartu. Ta prasme, gražiai, romiai, kaip Dievo žodis kalba. Nes yra viena rašto vieta, kurie jūs labai gerai žinot. Ir taip pat aš perskaitysiu. Mato skyrius 7 nuo 1 iki 5 eilutės. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teisiami. Žiūrėkit, neteiskite. Nes kokiu teismu teisite, tokiu patys būsite teisiami. Žinot, kaip liaudiškai sako, lazda turi du galus. Bet kokiu atveju atsisuks prieš mus. Prieš tave, prieš mane, kada mes tai padarom. Kaip ištaisyti dabar tą dalyką, jeigu tai padarėm? Atgailauti iš širdies prieš Dievą, išpažinti kaip nuodėmę, atsiprašyti to žmogaus, jeigu tai įmanoma, ir tiesiog priimti pagalbą Dievo dvasios šitoj vietoj. Nes Dievo žodis sako, kas atgailauja ir atsiprašo, Dievas gailestingas, jis atleidžia ir apvalo. Jis apvalo. Viskas. Bet stengtis prisiminti, nebedaryti taip. Kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokius saikus siekite, tokiu ir jums bus atsiekyta. Ir toliau, kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Apie ką aš kalbėjau? Dažniausiai mes teisime žmonės tuo teismu, kur patys kažkur kažkokioj tai sferoje esam silpni toj vietoj arba darom panašius dalykus. Galbūt negrinai identiškai tokius pat, bet kažkur panašus. Pavyzdžiui, žiūrėkit. Sakykim, pavyzdys. Žmonės vienas ar du, vienas tai nekalbės su savimi teisingai, tai būna 2, 3, 4, sakykim, būri žmonės. Žmogus sako, vau, tenais išdavė ten kitą, permiegojo ten su kažkuom, ten vienu žodžiu, akivaizdį paleistuvystė, ten diskutuoja. Bet tas žmogus pats gyvena nesantuokoje. Ir žiūrėkit, jis pastebi nuodėmę, kad tas tenais paleistuvystė įvyko, iš permiegojo su kitu, reiškia, tie ten du, ir permiegojo su kitu. Atrodo, pats lygiai kaip ir panašiai nedaro, neina į kitus kiemus, bet jis gyvena toj nuodėmėj. Ir jam iškyla tas pavyzdys, čia kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys, jį labai liečia. Kodėl? Todėl, kad jis pats tame gyvena. Arba ten gali būti kokia vagystė, apgaulė ir ten pradeda, jis ten apgaudinėja, bet jis pats kažkur toj sferoj turi silpnybę, kažką daro, galbūt meluoja, apgaudinėja ir kažkur, gal šeimoje, gal prieš vaikus, gal, kaip pavyzdys, aš čia kaip pavyzdžiai, aš jį ne vieną pirštais nebadau, tiesiog kaip pavyzdį. Sako, kodėl matai krislą savo brolio akyje, nepastebi rasto savojoje. Šitą rašto vietą įvardina šitą eilutę, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie nuteisė kitus, jie yra didesniuose dalykuose, nes jie pastebi to žmogaus tą krislelį. Jis yra, kodėl tas rastas, pilnas kūniškumas. Žmogus nenuteis niekada, gyvenantis su šventąja dvasia, vaikščiantis yra pripildytas šventoje dvasioje. Jis nenuteis ir nepasmerk žmogaus, nes šventoji dvasia, dar kartą priminsiu, yra pats Dievas, kuris gailestingas, suprantantis, užjaučiantis, paguodžiantis, vedantis žmogų į išteisinimą, o ne nuteisimą. Tie, kurie vaikšto šventojoje dvasioje, jie visada bandys tą žmogų išteisinti, bet nenuteisti. Aš suprantat esmę. Tikiuosi, kad aiškiai kalbu. Sako, arba kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Veidmainy. Įvardino, čia yra dviveidis žmogus.
Pirmiau išsiimk rastą iš savo akies, reiškia, pirmiau susitvarkyk savo problemas, su savo nuodėmėm, atgailauk prieš Dievą, susitvarkyk savo gyvenimą, paskui galėsi žiūrėti tą ir tai tau nėra leista ir duota teisė teisti. Tai yra Dievo reikalas. Ir kas bebūtų pasaulyje, jūsų šeimai, artimųjų, nėra skirtumo. Matot, laiminat, meldžiatės, pavedat Dievui, Dievas viską mato. Jeigu jūs, kurios jūs nuteisė, kažkas teisė, nuteisė neteisingai, mums nereikia bandyti paaiškinti, pasiteisinti, išgliūdinti, tą gliūdinti, kalbėti su kitais, koks tu vargšelis, visi tave puola. Tiesiog melstis, Dieve, aš pavedu tai į tavo rankas, aš atsiprašau, kur aš suklydau, aš tikrai pridirbau, atleisk man, kad aš nuteisiu žmonės, nes aš matau dabar mane teisė, kažkas kažkur kažką kalba apie mane blogą. Aš tiesiog pavedu tai į tavo rankas, aš laiminu ir meldžiuosi tiem žmonėms tavo gerovės, tavo rankos, tavo pagalbos, tavo gailestingumo. Viskas, 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 jokių tenais gilesnių, neleist velniui įsiterpti, nes kaip mes tik iškeliam tai į viršų, taip tik velnis ateina ir viskas, jis turi prieimą. Jis turi prieimą darbuotis. Kūnas, kūniški darbai, visiškas prieimas velniui darbuotis. Visiškas prieimas. Mes turim saugoti save ir kitus, kurie jums brangus nuo tų tokių dalykų. Toliau. Veidmainy pirmiau išsirink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti kristelį iš savo brolio akies. Sako, pirmiau susitvarkyk teisingiau su savo nuodėmėm, savo gyvenimu. Ir kada susitvarkysi su savom, tada, jeigu Dievas leis ir ves, tu galėsi padėti tam žmogui ištraukti tą kreslelį. Kada būsi praėjęs jau kažkokius tai dalykus, supratęs ir suvokęs, įgijęs patirtį, galbūt tam tos pasiekmes to patirtį. Ir iš to galėsi padėti ir prie to, jeigu Dievas tau duoda vedimą šitoj vietoj padėti, tam broliui ištraukti tos dalykus iš jo gyvenimo. Padėti jam išeiti iš tų dalykų. Amen. Aleliuja. Ir čia tai yra, aš dar paskaitysiu, apie ką aš kalbėjau, kad man atėjo, man šventoji dvasia voniojas kambarį, priminė man tai ir aš dalinausi, bet tiesiog dabar rašto vieta iškilo. Esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris teisi kitą. Nepateisinamas. Tu neturi pasiteisinimo. Nėra. Nu, aš čia tik tarp kitko. Aš neturėjau tai omeny. Čia tik tais pasidalinau. Nepateisinamas. Jeigu teisi, esi nepateisinamas. Nėra jokio pateisinimo. Tai yra nusižengimas, tai yra pozicija tavo Dievo vietoj. Aš teisėjas. Nuteisiu. Baisu stoti Dievo poziciją. Tai yra baisu. Geriau to nereikia. Esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris teisi kitą. Juk teisdamas kitą pasmerki save. Wow! Juk teisdamas kitą pasmerki save, nes ir pats darai už tai, ką teisi. Už tai, ką teisi. Tu pats tai darai, už ką teisi. Nesupratau laiko atgal, aš galvoju, kaip suprasti darai, bet tai ir iškyla. Dažniausiai žmonės teisia tuos, kurie patys kažkur yra nuklydę. Dažniausiai. Mes žinome, kad Dievas teisingai teis tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai žmogau pats taip darydamas ir teisdamas taip darančius išvengsęs Dievo teismo? Wow! Kaip drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo turtus? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailauti? Matot, šitoj vietoje, sako, suklydai, prisidirbai, bet kad išvengt Dievo teismo, mums geriau pripažinti, atsiprašyti, priimti atleidimą, paprašyti Dievo pagalbos, Dievo dvasios ir pasistengti. Kodėl aš kalbu pasistengti? Todėl, kad ne visada tai pavyksta, nes liežuvis jis toks narys, patys žinot. Pasistengti,
prisiminti ir nesivelti į tokias kompanijas, bendravimus, kur matot, kad yra nuteisiami žmonės. Nes žinokit, jeigu ten vadinasi krikščionis ir vadina save dvasiniais ir ten vyksta ne vienas ten koks momentas, bet dažnai jūs girdit iš kitų, patys buvo dalyvavę, sakykime, ten ne vieną kartą ir visą laiką apie kažką, ten diskusijos ten. Žinokit tiksliai, kad ten jokios dvasios buvimo nėra. Ten yra evil, ten yra velnias ir pilnai velnias darbuojasi. Pilnai, nes velnias nori apteršti, sudergti, užteršti, apkalbėti, paniekinti, apšmeižti. Žinot, ką jis apterliuot, kad smirdėtų ir niekas nenorėtų to žmogaus nei pažinti, nei žinot, nei arti ateiti prie jo. Ir paklausti, ar iš tikrųjų tai buvo. Ir nesvarbu, jeigu tai buvo. Nes mes turim tą patį Dievą, tą patį tėtį mylintį, jeigu jis man atleido ir jis tau atleido, aš tikiu. Viskas. Nes tai yra velnio darbas. Mėlyjei, aš tai kalbu iš širdies šį vakarą. Atpažinkit žmonės, su kuriais bendraujat. Jeigu žmonės, dar kartą pakartosiu, laiko save super-puper dvasiniais, bet jie yra nuteisinti žmonės, realiai, ten ne tai, kad kartais iš kalbos kas išėjo, bet principė, ten kiekvieną kartą susitinki ir apie kažką, ten kažką jau, kaip ten liaudiškai sako, varo ant kažko tenais ištisai. Ir ten galbūt būry, ten vadinasi, ten nėra dvasios. Ten nėra dvasios, ten kūnas, ten velnio darbai. Bėkit nuo tokių žmonių, šalinkitės jų, kad patys nebūtumėte įtraukti. Nes tai velnis jisai yra gudrus. Jeigu jisai veikia tarp jų, jis gali veikti ir dalyviuose, kurie tik tai šalia. Suprantat? Todėl būkime atsargus, amen. Ir sako, dėja, savo užkietėjimu bei neatgailaujančia širdimi tu pats savo kaupi rūstybę Dievo rūstybės ir jo teisingumo teismo apsireiškimo dienai. Užkietėjimu ir neatgailaujančia širdimi. Kada žmogus ilgainiui daro nuodėmes ir neatgailauja iš širdies, jo širdis kietėja. O kuo labiau širdis kietėja, tuo mes tolstam nuo Dievo. Mes nebegirdim Dievo balso, mes pradedam veikti jausmais ir kūnu. Viskas užsibaigia, nes tik tais minkštoj širdį gali Dievas sėti sėklas, kurios atneša ilgainiui vaisių. Jeigu širdis kieta kaip akmuo, ne tik mes tolstam nuo Dievo, bet ir dvasios vaisiai nebegali nei augti, nei pasireikšti. Ten niekas negali vykti, ten tik rūstybė, nuteisimai, negailestingumas, grubumas, viskas į save. Išdidumas, puikybė ir visi kiti dalykai melai. Jis kiekvienam atmokės pagal jo darbas, tiems, kurie ištvermingai darydami gerą ieško šlovės, garbingumo, nemirtingumo, amžinojo gyvenimo, o išpuikėliams, kurie nepaklūsta tiesai, bet yra pasidavę neteisumui, pykčiui ir rūstybė. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, pirma žydo, paskui graiko, ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą, pirma žydui, paskui graikui, juk Dievas nėra šališkas. Jis nėra šališkas. Jeigu angelus, sako, parašytus galėjo surišti ir nuteisti, tai kas tas žmogus toks jau ir ypatingas? Todėl mums reikia turėti Dievo baimę. Mes vaikštom jau ne prieš žmonės pasirodyti, mes vaikštom prieš Dievą. Branginkit Dievo dvasią, nes mes kiekvieną momentą, kada prieš žmogų puolam, dar yra vieta, sako, kaip jūs galit nemylėti brolio, nekęsti jo, jis ir gimęs iš to paties Dievo, ta prasme, kaip jūs galite sakyti, kad mylit Dievą, bet nekenčiat iš jo gimusio, ta prasme, ten nuteisėt, varot ant to žmogaus. Nesvarbu, žiūrėkit, gali jums nepatikti tas žmogus iš išvaizdos balsas, kaip jis kalba, jeigu tai pastorius, pamokslininkas, sakykime, kaip pavyzdys. Jis gali jums nepatikti, bet nieks jį neverčia, jūs surišęs nelaiko klausytis, galit nesiklausyti, galit neiti tą bažnyčią, galit ten eiti kitur, kur jums patinka, čia jūsų reikalas.
Svarbiausiai klauskite Dievo, kur jums būtų, neikit ten, kur jums patinka pagal protą, išmonę, pažintis, kūną, jausmus. Tai irgi kita tema kitam kartui. Bet jeigu nepatinka, nieks prieš jūsų valią neverčia nieko klausytis, bet jūs neteiskit žmonių, tiesiog palaiminkit ir eikit savo keliu, kur jūs norite neiti. Viskas. Nekaupkit savo rūstybės taip elgdamėsi. Nes tą žmogų, ant kurio purvais yra drabstoma, Dievas užstoja. Už jį praliejo savo sūnaus kraują. Lygiai taip kaip ir už tave. Jeigu tai netikintis ir nuteisia, taip kaip mano darbė, diskusija apie kito gyvenimo iki ten apatinių dar, taip sakykime. Ką daryti tokiu atveju? Nieko nedaryti. Gailestingumas man daugiau tam žmogui, apie kurį buvo apteršiama, o ne tiems, kurie teršia jį. Nes tu įžvelgi giliau į situaciją. Taip jis ten suklydo, taip jis pasielgė neteisingai. Bet Dievo gailestingumas ir yra tas, kad aš užstoju tą, nes niekas neturi teisės iškelti jo problemą, jo nuodėmę į paviršių ir apie ją diskutuoti visiems ir praplėsti, kad visi žinotų viens per kitą. Tai velnio darbas. Tai ne Dievas, tai velnias, kuris visą tai išneša plačių spektrų. Jis pradeda veikti šitaip. Ir per to žmonės ir tų žmonių gyvenime, kurie arba silpni dvasioj, arba nevaikšto dvasioj, arba pasidavę pilnam kūniškumui. Nes tie, kurie yra vedami šventosios dvasios, jie nesileis į tokius dalykus. Nes pati šventoji dvasia visada užstos žmonės tokius, kurie yra smerkiami. Jūs patys pastebėjote tikriausiai, kurie vaikšto tikrai dvasioj, jūs atlaidesni, ne antgamtiškas gailestingumas tam žmogui, kuris principė nevertas. Jis galbūt pridarė tau gyvenimui tokių dalykų, kur galvoju gyvenimą akyse nenori matyti, nei girdėti. Bet antgamtinis gailestingumas tam žmogui, atleidimas, ir tai lengva. Tai nėra kažkokios pastangas įdėti, kad atleisti, melstis ten dienas, naktis, kad atleisti. Tai pats Dievas jumise. Tai pats Dievas jumise išlavino širdį, pripildė gailestingumo, suminkštino ją, kad būtume mes tokie. Tai Jėzus Kristus. Aš į pabaigą, mėlyjeji. Jonas skyrius 5, 22 eilutė. Ir tėvas, tai yra Dievas, nieko neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. O mes žinom, kad Jėzus Kristus irgi sakė, aš netėjau pasmerkti, aš netėjau nuteisti, bet atėjau išteisinti. Jis paėmė visą tą teismą, ant savęs nunešė ant kryžiaus, praliejo kraują, mirė, buvo palaidotas, turėjo nužengti pragarą, ir buvo prikeltas 3 dieną, pasodintas Dievo tėvo dešinėje, ir tuo krauju, tą auką atperkamąją išteisino visas nuodėmes, visus nusikaltimus, buvusius, dabartinius, esamus ir būsimus. Jis tai atliko. Žinot, norint teisėjo pozicijai būti, tai turime paimti tai, nunešti ant kryžiaus ir mirti kaip Jėzus. Bet net Jėzus jis nestojo į teisėjo poziciją, nes jis aiškiai pasakė, mano fokusas ir tikslas visiškai ne tas, ne tam aš atėjau. O prie to religiniai žmonės jį nuteisė ir norėjo jį nustumti nuo olos, norėjo užmėtyti akmenimis, jie nepriėmė jo. Todėl, kad jų širdis buvo pikta, kieta, jinai buvo visiškai toli nuo Dievo. Jie veikė ne pagal dvasią, jie jos neturėjo, bet pagal kūną, protą ir raidę. Todėl visa, ką jie darė, pagal kūniškumo prizmę, parašyta.
Ir dabar žmonės, kai kurie veikia to pačiu. Parašyta, parašyta, parašyta. Bet jūs atsibuskit, sako, pabus, kuris mėgi. Kelkis iš numirusiųjų. Atmerk akis. Mes nebegyvenam senoj sandoroj. Mumis nauja sandora. Mes išteisinti. Dievas mus myli, priėmė į savo karalystę. Ir mes visą, ką galim, praplėsti tą karalystę kitiems ateiti. Praplėsti kitiems, nenuteisti juos, bet praplėsti, parodyti kelią kitiems, kaip ateiti pas Dievą. Amen. Jono 5 skyrius 24 eilutė. Iš tiesų sakau jums, čia Jėzus kalba. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane siuntusi tiki, tas turi amžinai gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Tie žmonės, kurie teisia, jie principe vaikšto sename kūne, sename tame. Čia Jėzus kalba, kad jie turi amžiną gyvenimą, nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėję į gyvenimą. Mes nebesielgiam kūniškai, mes nebekalbam žodžių, kurie neša mirtį ir pasmerkimą, bet anaip tol arba patyli, arba kalbi tik gyvybę teikiantį žodį. Žodį, kuris išgelbėja, pakelia, sutvirtina, pagodžia, pamoko. Aš jumis mokau dabar. Tai nėra blogas žodis. Tai nėra, kad pasmerkiu jūs. Nusidėjėliai, kažką darykit. Aš taip nekalbu. Aš kalbu, kad tai, kad Dievas įdėjo į širdį. Kad sutvarkyt tą problemą. Atvert žmonėm akis. Kad suvoktumėm, kai kurie eitumėm į atgailą, atsiprašytumėm Dievo. Ir jis atleidžia. Ir jis apvalo. Ir jis atstato. Bet prie to pradėti gyvenimą su šventąja dvasia. Gyvenimą nebe tokį kūnišką. Ai, čia biškita, ai, biškita. Jūs niekada neįgyvendinsit Dievo plano jums duoto, jeigu taip darysit. Niekada. Mūsų fokusas ne tai, kad kiekvieną dieną skaityti žodį, kiekvieną dieną melstis valandą, kiekvieną dieną ten padaryti po vieną gerą darbą. Tai būtų kvailystė. Mūsų bendravimas su Dievu turi būti natūralus, jis tą sieną sugriovė. Natūralus. Bet kokiu paros metu, bet kokiu momentu. Skaityti žodį tam, kad pažinti jį, kad Dievas, jis tam, kad išgirs Dievą. Paimti žodį ir aš noriu išgirsti Dievą, kalbėk man. Mokyk, ugdyk mano vidinį žmogų, mano vidinį tą dvasinį žmogų. Tikėjimas, kad stiprėtų, žodis reikalingas skaityti. Bet tai nėra prievarta, prievolė. Dar pakartosiu, jeigu žmogus nenori žodžio skaityti, ir kai kurie yra tokie, žinau, Kristaus kūne, bažnyčiose, negyvenime jie nepaėmė. Jie gali būti tikėję jau belie kiek metų. Jie nepaėmė net Biblijos į ranką. Nėra, net neturi kiti Biblijos. Nei mobilios, nei tos originalios, tos, ta prasme, knygos, Biblijos tos. Nes jis sak, man neįdomu. Toks žmogus, jis kažin dar atgimęs iš aukšto. Toks žmogus, jeigu atgimęs, jisai negyvena šventojo visiškai, jis gali leisti savo nuodėmės žinomas daryti ir jis nesijaučia blogai prie to. Tas žmogus nėra pripildytas šventąja dvasia ir tokiam žmogui, jeigu jis atgimęs iš aukšto, jis žino, kad atgimęs iš aukšto, jis myli Jėzų iš tikrųjų ir tiki Dievu, jis gimęs, jis išpažino Jėzų savo gyvenimo viešpačiu, pasikrikštijo toks žmogus, bet jisai visiškai va taip. Vieno, ką reikia daryti, krisk ant kelio, prašyk Dievę, sakyk, kad gailauju iš visus tą šaltumą savo, tą juslingumą, prašau atleisk Dievę, kad taip ilgai nesupratau, nesuvokiau, gyvenau tiesiog kūniškai, leidau velniui veikti mano gyvenime. Džiaugiausi tom malonumais, tais kūniškais, kurie vedė į nuodėmę. Panašiai kaip kas pas jūs. Dieve, prašau atleisk, aš atgailauju ir išpažįstu nuodėmes, aš atsiprašau, tėti dangiškas, aš meldžiu tavęs. Padėk man, prašau, atsiųsk man šventąją dvasią. Aš supratau, kad be šventosios dvasios
aš neturiu pergalės virš nuodėmės. Supraskit, mėlyjei, be šventosios dvasios jūs neturėsit pergalės virš nuodėmės, todėl didžioji dalis žmonių Kristaus kūne, kurie yra įtikėję, kurie yra pasikrikštiję, kurie kalba kalbomis, galbūt turi kalbos dovaną, tai dovana, bet tai nereiškia, kad tu esi prisipildęs šventąją dvasią, dar kartą pasakysiu. Tie žmonės, kurie gyvena nuodėmėj, kovoja su ta nuodėmė, jam ten kova, gali būti daug dalykai, arba iki išlaisvinimo, arba tiesiog jis neturi pergalės, todėl kad šventosios dvasios jis negyvena pripildyta šventąją dvasią. Nes kada mes esam prisipildę šventąją dvasią, mes visada turim pergalę virš nuodėmės. Visada. Taip veikia, nes Jėzus Kristus iškraujojo kraujo kainą pergalę kiekvienam mūsų. Ir mes turim ją virš nuodėmės. Ką reiškia virš nuodėmės? Ne nuodėmė viešpatauja, daugiau jinai nebeviešpatauja manyje, nes aš esu naujas kūrinys dvasioje, šventojoje vaikštau. Ir visada turi tą pergalę, bet jeigu jis leidžiat nuodėmei gyventi su jomis metais, jis tokie relaks, ai, nieko čia tokio, jūs neturit pergalės, nuodėmė viešpatauja, Dievo žodis kalba taip. Kas daro nuodėmę, tas yra nuodėmės vergas. Pasiklausykit. Jeigu angliškai, you are in the bondage, tu esi surišime, surištas su nuodėme. Nes dar kitas vertimas būtų, kam tu paklūsti, tam tu ir vergas pasidarai. Jeigu tu paklūsti Jėzui Kristui, jo dvasiai, tu patampi vergas Jėzaus Kristaus, Dievo vergas, yra dar viena raštų vieta tokia. Bet jeigu tu paklūsti nuodėmei, jinai tave kontroliuoja, tu darai, ką jinai, tą geismą, tu pasidarai nuodėmės vergas, o nuodėmė ateina ne iš Dievo, bet iš velnio. Ir automatiškai velnias turi teisėtą prie to legalų prieimą įeiti tavo gyvenimą, daryti tavo gyvenime vienokius ar kitokius dalykus. Ir jis tikrai tai darys. Ir jis tikrai tavęs nepasigailės. Tai yra faktas. Nesvarbu, kad tu Dievo vaikas. Dievas, jisai davė laisvą valią. Jis viską davė mums. Viską. Jis davė dvasią šventąją, kurios vedime mes turim pergalę. Jis davė pergalę, Jėzaus Kristus pats iškovojo pergalę virš nuodėmės. Kada kalbu pergalę virš nuodėmės, tai pergalė virš velnio. Kada mes esam nuodėmė, mes neturim pergalės. Mes esam loseriai, mes vaikštom vergai. Vergas jis neturi pergalės. Jis yra vergas. Surištas, grandinė užmovė ir einu, kur mane veda. Gerai einu. Užsimanė žmogus kažkoks ten geismas ir einu. Tai kaip būtų grandinė užmauta, žinot, kai šunys pririša karvės, jaučius, kaip pavyzdys, ir veda tas šeimininkas, kur nori, kad jis būtų. Įkalė mėtą į žemę, tu būsi ten, tol kol aš ateisiu ir išlaisvinsiu, pervesiu kitur. Lygiai taip pat veikia šėtonas. Grandinė užmauta, bondage, surišimas, tas ir yra, uždėjo tau grandį ir veda ten, kur jis nori, kad tu būtum. Ir tu neturi nei jėgos, nei galios pasipriešinti vien dėl to, kad atsisakei būti vedamas dvasios šventosios, bet paklausai nuodėmiai. Bet aš tikiu, kad šiandien viskas keisis. Tu sužinojai daug, brolis, sesė Kristuje. Ir aš tikiu, kad Dievas atvėrė gana nemažai šiandien. Aš daviau kelis raktus jums. Ką reikia daryti? Išpažinti nuodėmes visas prieš Dievą. Nesakyti nepasiruošęs. Išsižadėti jas. Atleist būtinai, jeigu kam turit neatleidimą. Būtinai. Garsiai įvardinti. Aš atleidžiu, aš nusprendžiu, aš laiminu tą žmogų, prašau Dievę, palaimink jį gausiai. Kažką tai tokio, palinkėk kitiem geriausių, iš tikrųjų, ne tai, linkiu aš jam geriausių, bet principai visai nenoriu. Ir kitas dalykas, paprašyti Dievę, prašau, išlaisvink mane ir įvardink. Jeigu tai ten alkoholis, jeigu ten pornografija, jeigu ten mamona, jeigu ten kokie keiksmai, nuteisimai, bet kas tik tais pas jūs yra. Įvardink tai ir įsakyk tam, kas tave yra, išeit lauk Jėzaus vardu.
Amen. Ir Dievo žodis kalba, kad Dievas, tai yra Jėzus Kristus, Dievas yra aukščiau virš šėtono. Kada mes pasakom Jėzaus Kristaus vardu, įsakau tau, išeiti iš manęs, aš sutraukau visas sandoras su tavim šėtonį, Jėzaus vardu, visus burtininkavimus, visas sandoras, visus raganavimus, visas kontrolės, aš išsižadu kontrolės dvasios ir įsakau, išeik iš manęs, tučtojau Jėzaus vardu, įsakau, lauk. Ir tai turi išeiti iš jūsų Jėzaus vardu. Amen. Jeigu tai sudėtinga pačiam padaryti, kreipkitės į savo pastorius, kad jie pasimelstų. Nes yra ant žmonių patepimas ir patepimas Dievo veikia, jeigu yra sudėtinga. Bet jeigu žinot, tiesiog suvokėt, jūs jaučiatės, dvasiškai, suvokiantis, kaip pasakyti, ne protu kiek suvokiantis, bet kad galit patys padaryti. Padarykit patys, paprašykit Dievo. Dievas padės. Amen. Kas vyksta tuo momentu, velnias turi paklūsti Jėzui Kristui. Ir Jėzaus Kristaus parašyta Dievo patepimas sutraukia jungą. Tas jungas, kaip aš pasakojau, kaip tas linciūgas, aš atsimenu, kaime mes gyvenom ir turėjo tėvai gyvulių ir, pavyzdžiui, karvės jaučius rišdavom su lenciūgais atitinkamo ilgio ir tu ten tiesiog juos vedi su to lenciūgu. Pervedi iš vienos vietos į kitą. Čia lygiai tas pats, jis nėra šeimininkas pats savo. Ta karvė negalėjo eiti, kur jinai nori eiti. Jinai nuvedama tik ten, kur veda šeimininkas. Lygiai taip pat, kas katras tavo šeimininkas. Jėzus tavo šeimininkas, ta prasme, jo dvasia šventoji šeimininkas, ar velnias šeimininkas. Jeigu Jėzus šeimininkas, jis ves tave į tas pienu ir menumi tekančią žemę, ten, kur geriausia, ten, kur ramybė, ten, kur džiaugsmas, visada turėsi pergalę virš nuodėmės, visada, bet kokiu atveju. Ir visada aprūpinimas tekės, bet kokiu atveju, nes tai Dievo pažadai. Bet jeigu tavo šeimininkas yra velnias, jis visada tave ves į kitą pusę ir kontroliuos ir ves tave. Tu negalėsi, kaip pasakyti, tu būsi vedamas jo per geismų prizmę. Tu darysi to, ko tu nenori daryti. Tu nenori, kad jis tave vestų, bet tave veda todėl, kad yra surišimas, yra jungas, o jungas sutraukia tik patepimas. Amen. Todėl, kada išlaisvina Jėzus, Jėzaus Kristaus vardas, jo patepimas, tas jungas turi būti sutraukytas ir šėtonas turi šalintas. Atsiprašau, ir velnias turi paleisti ir paklūsti Dievui, Jėzaus Kristaus vardui. Viskas, mėlyje, pabaigai vieną rašto eilutę ir atsisveikinu. Taigi, dabar nėra pasmerkimo tiems, Romiečių 8 skyrius 1 eilutė, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje, kurie gyvena ne pagal kūną. Kada mes pagal kūną, visada kažkoks pasmerkimas ateina, nes mes patys pasmerkėm kitus, nuteisėm kitus ir ką sėji, tą pjauni. Ta prasme, Dievas aiškiai kalbėjo. Dievas nesileidžia išjuokiamas, ką žmogus sėja liežuviu, veiksmais, liežuviu, darbais, tą jis ir pjaus, vėliau ar anksčiau. Jeigu jūs sėjat gyvenimo žodį, atėjus laikus, jūs matysit derlių to žmogaus gyvenime, savo tarnavime, savo santuokoje, vaikuose. Bet jeigu sėjat nuteisimą, pasmerkimą, tokie, mirties žodžius, tokius, kurie nėra, jie neduoda žmogui nieko gero, o naip tur blogą, jūs matysit vaisius tuos, vėliau ar anksčiau. Tai yra tiesa. Dievas kalba, mano žodis,
kuris išeina, negrįž tuščias. Jis tai kalbėjo. Ir jis pavedė mus kalbėti žodį gyvenimo, kuris duotų žmonėm gyvenimą, atstatytumėm teisingumą, Dievo teisumą, savo vedami dvasios šventosios, parodytumėm Dievo teisingumą jų gyvenime, ne tokį religinį, užmėtyti, nubausti, pakarti, užkasti, tokiam negyvent, ne tokį, bet gailestingumą. Jeigu Dievas man atleido, jis gali ir tau atleisti, bet tau reikia priimti. Ar sutinki priimti? Nes Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir Dievo žodis kalba, kad niekas kitas nenueina pas Tėvą dangiškai, tik per Jėzų Kristų. Tau būtina priimti gelbėtoją, būtina priimti. Jeigu tu priimsi, tavo gyvenimą Dievas atstatys. Bet jeigu tu nepriimsi, tu būsi teisiamas už tai, kad tu nepriėmei Dievo sūnaus kaip gelbėtojo, tos dovanos tavo gyvenimo, atleidimo. Amen. Mėlyjei, gera kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Dievas toks geras, jis duoda tiek daug naujų dalykų, net pati kalbu ir kartais toks wow. Ne dėl to, kad pasididžiuoti, bet džiugu širdžiai. Ir aš dėkoju Dievui už kiekvieną jūsų. Aš tikiu, kad šitas žodis palėtė jūsų širdis, kad jis atnešė jums tą peną, kad jis tiesiog atvėrė daugiau akis dvasinės suprasti, išvysti, širdį suprasti. Nes jeigu nieko negavot, tai bergždžias tada laikas, tiek jūsų, tiek mano, bet aš labai tikiu, kad kažką gavot. Jeigu norit, pasidalinkit šitų žodžių su draugais, bet tai nėra prievarta. Jeigu jums tik tais yra, žinot, kad galbūt kažkam gali tai padėti, pasidalinkit, nebijokit, nes tai irgi yra gerai. Bet tai nėra prievarta, tai laisva valia. Ir aš noriu tiesiog atsisveikinti su jumis. Jeigu turit kokių prašymų maldos, parašykit dabar komentaruose. Jeigu viskas gerai, visi sveiki, visiems viskas nuostabu. Tarp kitko, apie išgydymus irgi norėčiau tokį paruošti žodį. Kodėl žmonės negauna išgydymų, nes Dievo valia būti sveikiems ir pagydytiems. Pats Jėzus Kristus, jisai sužalotas buvo dėl mūsų išgydymo. Tai irgi yra atitinkami dalykai, dėl kurių yra barjerai, bet šį vakarą jau nebekalbėsiu apie tai, nes tai užsitęs dar kokią valandą ir aš tikiu, kai jau jums visiems reikia pailsėti, man irgi. Todėl palikim tai kitam kartui, prašykit Dievo, melskimės jam, kad jis duotų žodį, visada tokį, kurį jis nori duoti. O mes būkim mokytini Dievo vaikai, Kristaus mokiniai, kurie pasiruošę mokytis, neprieštarauti, ne priešintis, bet kaip tik būti tokiems mokiniams, noriu mokytis, aš noriu mokytis, aš noriu mokytis, man reikia mokytis, aš noriu mokytis, mokink mane, Jėzau, mokink mane, Dieve, Jėzau, mokink mane, amen. Aleliuja. Ačiū tau, Dieve. Aš tiesiog trumpai palaiminsiu jumis visus, kol esate online dar prisijungę. Ir už visus. Malda yra, jinai galinga ir tada, kada yra peržiūra. Todėl nenusimink, jeigu dabar žiūri pakartojimą, ar žiūri jau laikui praėjo ir galvoji senas pamokslas, jau nebeveiks, visada jis veikia. Nes kur Dievo žodis yra pateptas, jis visada veikia. Ir malda irgi. Tiesiog dabar Viešpaties Jėzaus vardu. Aš dėkoju tau, Dieve Tėve, už šitą nuostabų žodį. Ačiū tau, Šventoji Dvasia, kad tu visada padedi, tu nuostabus draugas. Aš prašau tavęs išlaisvink kiekvieną brolį, sesę Kristuje, kurie klausosi. Išlaisvink juos ir padrasink juos artintis prie tavęs. Prašau tavęs Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, nuimk tą jungą, kad jie būtų vedami tavęs, Šventoji Dvasia, o ne šėtono, ne jo apgaulių ir intrigų Jėzaus vardu. Nes tu pasakei, kad patepimas sutraukia, sudaužo bet kokį jungą.
Aš tikiu Dieve Tėve, kad tau nėra neįmanomų dalykų nė vienam. Tu viską gali dėl kiekvieno savo vaiko. Aš prašau tavęs, Dieve Tėve, ištirk kiekvieno mūsų širdį, sustiprink mūsų tikėjimą ir mūsų vidinį, tą dvasinį žmogų. Leisk mums, Viešpatie, įvykdyti tavo valią, padėk mums, Viešpatie, suprasti, kokia jinai yra kiekvienam iš mūsų. Ir aš prašau, pagydyk kiekvieną, kuris serga dabar, išlaisvink nuo visų negalių ir surišimų. Aš prašau tavęs, Dieve Tėve, Jėzaus vardu ir tiesiog dabar įsakau kiekvienai lygai ir negaliai išeiti Jėzaus Kristaus vardu iš kiekvieno skaudančio vietos, iš kiekvieno kūno, lygos ir negalios dvasios, įsakau lauk Jėzaus vardu. Taip pat meldžiu Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu atstatymo tau, kuris esi skaudintas ir tas žaizdas širdyje kraujuoja dėl artimi žmonės, kurie jūs įskaudino, pažemino ir jūs jaučiatės neverti. Jėzaus Kristaus vardu aš sudaužau šitą jungą ir anuliuoju šitos prakeikimus, visus žodžius, kurie pasakyti į tavo gyvenimą Jėzaus Kristaus vardu. Tau gali sakyti daugelis, kad tu nevertas, bet Jėzus Kristus pasakė, Dievas per Jėzų Kristų pasakė ir įvertino tave taip stipriai, kad savo sūnaus kraują pralėjo už tave. Tu esi vertas ir daugiau negu vertas. Atsistok ir reik tikėjimu, žinodamas, kad Dievas tikrai tave myli. Galbūt visi pasaulyje nuo tavęs nusigręš, bet jis niekada nuo tavęs nenusigręš. Jis yra tikras, gyvas ir amžinai tavo tėtis. Amžinai priimk jo meilę ir padėkok jam iš visos širdies. Pasakyk, aš esu vertas ir Dievas mane myli. Aš priimu meilę ir priimu būti mylima Dievo Tėvo Jėzaus vardu. Ir aš tiesiog sudraudžiu bet kokias šėtono melus ir apgaulės dėl šito žodžio Jėzaus Kristaus vardu. Anuliuoju visas abejones ir apatiškumą Jėzaus vardu. Taip pat išlaisvinu kiekvieną jūsų, kurie esat po prakeikimų jungų. Išlaisvinu Jėzaus Kristaus vardu tave nuo visų prakeikimų. Jėzaus vardu. Nuo visų prakeikimų kraujo linijos. Jėzaus Kristaus vardu. Kai kuriems finansų stoka dėl prakeikimų, kurie yra kritę ant tavęs per liniją šeimos. Jėzaus Kristaus vardu aš išlaisvinu tave. Tu nebebūsi uodega, bet būsi galva Jėzuje Kristuje. Atiduodu gyrių, šlovę Jėzui ir dėkoju už kiekvieną išgydymą, už kiekvieną išlaisvinimą, už atvėrimą ir apreiškimą jums atneštą šventosios dvasios. Myliu jūs, mylėjai, atiduokit gyrių, šlovę Jėzui, gyris ir šlovė karaliui mūsų ir tiesiog gyvenkim toliau tikėjimu. Amen. Palaimas jūs, mylėjai. Būkit palaiminti gausiai dvasinėmis Dievo dovanomis. Ačiū Jėzui. Ačiū tau.